Labas vakaras, jau su dalim sveikinausi, su dalim su kuo nepasisveikinau, sveikinuosi dabar. Aš esu pagalbos onkologiniam ligoniam asociacijos direktorė. Ačiū visiems, kad taip aktyviai atsiliepėte mūsų kvietimą sudalyvauti penktadienio vakarą tokiam savo žinių praturtinime, bendruomenės susitikime. Tokį susitikimą prostatos vėžio diagnozę turinčių vyrų organizavom prieš daugiau turbūt negu 5 metus, 19 metais. Kitoj vietoje Kalvarijų gatvėje tuometinė mūsų ofise ir irgi buvo labai panašus būrys vyrų. Tai labai džiugu, kad šį kartą turbūt dar daugiau jūsų susirinkot ir tuo mes labai ir džiaugiamės ir didžiuojamės, nes paprastai, kai darom renginius, būna pilna salė moterų ir vienas kitas vyras. Tai šį kartą turim vieną moterį kaip dalyvę ir aišku dar turim iš Pola komandos Valdą Astą, kolegės. Ir labai ačiū, kad jūs atvykot. Šiandien turėsim apie porą valandų tiek savo naujienų sužinojimui, tiek atsakymų į visus jums rūpimus klausimus. Ką susidurėm, kad dažnai tuose gyvuose renginiuose gal nėra labai drąsu užklausti klausimus gyvai, tai yra gale ir tušinukų lapelių, paprašykit kolegės paduos arba nueikit pasimkit užsirašyti, tada mes tos klausimus įvardinsim ir gydytojai atsakys. O dabar noriu pristatyti šiandienos svečius, tai turim daktarą Marių Kinčių, gydytoją urologą iš Nacionalinio vėžio centro. Pasveikinkim. Gydytoja Aivarą Grybą, gydytoja iš Santaros klinikų. Ir taip pat Albertą Čekauską, gydytoją urologą iš Santaros klinikų. Kol kas sveikinimo žodžiai noriu pakviesti prostatos vėžių sergančiųjų draugijos prezidentą, mūsų Pola valdybos narį, Paulių Rakštį. Sveiką vakarą visi susirinkusieji, mūsų gerbiami gydytojai, kurie čia nepagailėjo laiko ir atvyko šitą penktadienio vakarą. Ačiū visiems, kurie sugebėjote atvažiuoti, kai kurie, žinau, ir iš Pajūrio yra, iš kitų miestų, tai yra džiugu matyti jūs ir suprasti, kad jums šitie klausimai rūpi. Na, kalbant apie lapkričio mėnesį, tikriausiai visi žinote, nepaslaptis, kad lapkričio mėnuo yra ypatingai svarbus atkreipti į vyrų sveikatą. Tai visą tą lapkričio mėnesį mes ir vadinam dėmesys vyrams, kuo daugiau informacijos, kuo daugiau sužinoti, kad kuo daugiau sveikų vyrų būtų Lietuvoje. Skaičiai yra tokie neramus ir neramastingi, kadangi mes žinom, kad apie 3000 vyrų kas metai sužino diagnozę, apie 500 vyrų mes netenkam kas metai. Tai lyginant su tai skaičiais su dydžiu mūsų šalies, tai yra tikrai didžiuliai skaičiai ir mes visi norim prisidėti, ypatingai Pola ir mūsų draugija ir visi, kuriuos čia matote, reiškia, tose reklaminiuose skelbimuose, esam už tai, kad vyrai turėtų galimybę pasveikti. Bet norint pasveikti, reikia pirmoje eilėje pasitikrinti. Norint sužinoti, koks tavo organizmas, kaip jis funkcionuoja, tu negali žinoti iš kavos tirščių. Tu negali žinoti iš CPT, arba šiaip kas nors gali to patarti. Tu turi pats surasti laiko, nueiti. Elementariausias dalykas yra PSA, taip, prostatos specifinis antigenas. Paima kraują, susimoki, jeigu nesi rizikos zonoje, nes valstybė apmoka 1 kartą per metus. Ir kaina apie gerą alaus bokalą. Taip, kad šitoje vietoje nieko nestaupysi, o jau visus metus jūs galite ramiai savo gyventi. Yra tokių liūdnų pavyzdžių, aš neseniai bendravau su vienu urologu. Jaunas vyras, 39 metų, susirgo prostatos vėžiu. Ir pats urologas, suprantantis visą situaciją, ir turėjo operaciją, turėjo chemoterapiją, ačiū Dievui laimėjo, gal kadangi jaunas organizmas, ir toliau dirba urologu. Jisai labai aktyvus toje vietoje ir man jisai asmeniškai pasakė, jeigu kas norės, tegul kreipiasi mane, aš mielai norėsiu patarti, padėti, kad nesuvėluoti. Šiai dienai ir šitas pavyzdys, ir visi kiti įkvepia ir tą žinutę siunčia mes visi jums, visai Lietuvai, kad jaunėja prostatos vėžys. Tai yra faktas, jau nustatytas
gydytojų ir statistikos. Tai aš manau, kad vyrams, kurie ten jau 65-70 metų, jau gal kartais ir mažesnė rizika yra, negu jisai jau dar netoks, reiškia, aktyviai dirbantys yra. Bet jaunimas turi tą daryti. Na ir pabaigai, šį kartą, kaip Neringa minėjo, nėra daug moterų. Bet man tenka dažnai važinėti po Lietuvą, kada kokie nors savivaldybė surenkam panašią tematiką pokalbį, tai ateina daugiau moterų negu vyrų. Tai va. Tai moterys išsineša tą žinutę, o vyrai kartais tingi. Tai va tas tingėjimas irgi duoda savo minuso. Tai aš manau, kad šiandieną mes turim tokią labai vyrišką auditoriją. Aišku, turim kelias damas, aiškiai džiaugiamės, kai jūs čia esate. Bet būkite aktyvūs, išklausykit pranešimų, užduokit klausimus, o mes kiek įmanoma bandysim visi jums atsakyti. Ačiū uždėmesi. Gero vakaro. Aš apie gydymo galimybės ir naujoves, tai gydymo galimybės jos priklauso iš principo nuo diagnostikos. Ir Paulius jau užsiminė apie lapkričio mėnesį, ūsuotas mėnuo, tai aš šiaip paprastai barzdą ir ūsų skutu kartą savaitį, dabar mėnesį neskutęs, solidarizuojusi su vyrais, ūsuotais vyrais, nes Movemberis nuo 2003 metų Australijoje kilęs reiškinys, atkreipti dėmesį į vyrų sveikatą. Ir 3 aspektai pagrindiniai yra prostatos vėžys, sėklidžių vėžys, išskirtinai vyrų lygos ir vyrų psichoemocinė sveikata. Apie ją šiandien nešnekėsiu, bet Lietuvoje mes iš tikrųjų turim liūdną situaciją. Psichoemocinė sveikata vyrų yra ženkliai prastesnė nei moterų. Vyrų tarpe nusižudančių dėl tam tikrų įvairių problemų gyvenime yra 3 kart daugiau nei moterų. Tai šitas ūsuotas mėnuo yra tam, kad atkreiptumėm į vyrus dėmesį. Jeigu mes šnekam apie rožinį kaspiną, tai yra visi žino, o žydras kaspinas tikriausiai ne visi apie tai žino ir retai dar net reikia googlinti ir ChatGPT klausti, kas tai yra. Tai mes, urologų draugija, aš atstovauju ne tik Nacionalinį vėžio centrą, bet esu ir Lietuvos urologų draugijos prezidentas. Ta akcija Lietuvoje Movemberis yra 11-12 metų. Kiekvienais metais lapkritį Kairėnų botanikos sode yra ūsai bėga. Tai mes urologai pagalvojom, kad vyrai, kurie serga prostos vėžiu, bėgtai, tikriausiai nebebėga. Tai mes nuo praeitų metų esame inicijavę tokią akciją Ūsai eina. Ir visą mėnesį vyrai eina, renka žingsnius už mūsų vyrų sveikatą, už žinomumą. Tai ir šiemet, praėjusiu sekmadienį mes turėjom pirmą žygį, tokį viešą, susirinko daugiau nei 100 žmonių, šalia Naujosios Vilnios, miškuose, prie Rokantiškių piliakalnio, buvo 9 km žygis ir tikrai buvo ir daug moterų, ir vaikų, ir tikrai įsitraukė ir aš manau, kad po truputį ta žinia vis plačiau sklis ir mes apie tai šnekėsim. O kas yra liūdniausia apie prostos vėžį, yra vėžiai, kurių galima išvengti, yra vėžių, kurių mes negalim išvengti. Ir kaip gaila, prostata yra tas vėžys, kur 0% mes jo iš principo neišvengsim. Galim gerai sveikai maitintis, atsisakyti žalingų įpročių, bet vis tiek vyrai suserga. Ir vyras, maždaug kas 8 savo gyvenime, vyras suserga prostos vėžių. Gera žinia yra tik, kad maždaug kas 7-6 sergantis prostos vėžių nuo to vėžio miršta. Kaip sakėm, statistika, 3000 suserga, apie 500, maždaug kas 6 vyras Lietuvoje nuo šitos lygos miršta. Ir ta situacija Lietuvoje, iš principo, jinai nesikeičia jau keletą, 10 metų, tie skaičiai yra stabilus. Naujausia žinia apie prostos vėžį, apie prevencinės programas yra publikuotame vienam stipriausių medicininių žurnalų New England Journal of Medicine. Spalio mėnesio publikacija, 23 metų stebėsena pačios didžiausios prostos vėžio skrininginės programos. Ir organizuota skriningo programa sumažina mirtingumą nuo prostos vėžio, kaip matot, maždaug 14%. Tai yra tikrai tai, kad yra organizuota programa, ne tai, kad oportunistiškai, kas yra oportunistiškai, tai reiškia sporadiškai mes nueinam pastikrinam prostos vėžį, bet kad mes tikrinam visą vyrų populiaciją. Jeigu mes visą vyrų populiaciją reguliariai tikrinam, ne tai, kad vieną kartą pasidarom, bet reguliariai kartojam kraujo tyrimus, mes sumažinam mirčių skaičių nuo prostos vėžio.
Kitas dalykas, kad mes nustatom prostos vėžį, tai nereiškia, kad mes turim pult jį gydyti, jeigu mes jį laiku nustatėm. Nes nemaža dalis prostos vėžio yra latentiško, lėtai progresuojančio. Tai yra lėtinė liga, tokia kaip cukrinis diabetas, kaip arterinė hipertenzija. Ir nežinau, kiek jūs susidūrė, tikrai ne visus vyrus reikia pult operuoti, ne visus vyrus reikia pult spinduliuoti. Ir kodėl tai yra? Dėl to, kad vėžys lėtai progresuoja ir tokio vėžio gydyti nereikia. Aš, kai pradėjau savo rezidentūrą, sakydavau, reikia išoperuoti 40 vyrų, kad išgelbėt vieną gyvybę nuo prostos vėžio. Šiai dienai mes antiek ištobulėjom ir supratom, medicina suprato iš klinikinių parametrų, kada reikia gydyti. Ir tie skaičiai, kuriuos reikia pagydyti, yra sumažėję iki 8-9 vyrų, radikaliai pagydyti, kad išgelbėt vieną gyvybę. Vyrai dažnai miršta ne nuo prostos vėžio, o nuo kitų problemų. Mes nesitikrinam prostos vėžio, ar ne, bet mes nesitikrinam, tie, kas nesitikrina dėl prostos vėžio, jie nesitikrina aplamai sveikatos. Miršta nuo miokardo infarkto, insulto, tos pačios psichoemocinės sveikatos problemų. Ir viena iš studijų, kuri parodė, kad neskubėti iš karto nustačius ligą gydyti, turėsim tokius pat išgyvenamumo rodiklius tiek nuo vėžio, tiek bendro išgyvenamumo, yra Anglijoje vykdyta PROTECT studija, kuri parodė, kad vyrai, kurie yra aktyviai stebimi nustačius ligą, ar iš karto gydomi operacija ar spinduliais, po 10 stebėjimo metų, kaip matom, mes sumažinam radikalaus gydymo poreikį faktiškai per pusę. Nereikia visų gydyti, ar ne? O kokie rezultatai yra? Kaip matot, vėžio specifinis išgyvenumas ar išgyvenumas bendras, jis nesiskiria grupėse, jis svyruoja tarp vėžio specifinis 15 metų išgyvenumas studija yra tarp 95-98%. Tai reiškia, mes atidėdami gydymą, nekompromituojam onkologinių rezultatų, o turim tos pačius, reiškia, o gydymo skaičių sumažinom per pusę. Kaip matėte, iš šios skaidrės, anksčiau rodytos, gydymo prireikė 60% tik tai vyrų stebėjimo grupiai. Ir tie metai, kol prireikia to gydymo, jie yra kokybiški gyvenimo metai. Nes, kaip žinot, radikalus gydymas jis gali sukelti šlapimo nelaikymą, lytinės funkcijos sutrikimus, antrinius auglius iššaukti, jeigu spinduliuojam, turėti spindulinių šlapimo pūslės tiesiosios žarnos susirgymus. Tai šitoj vietoj radikalaus gydymo atidėjimas nekompromituoja onkologinių gydymo rezultatų, bet išsaugo mūsų gyvenimo vykdymo kokybę. Tai remiantis tais visais mano protais dalykais, jau prieš 5-6 metus Europos urologų draugija kreipėsi į Europos komisiją, prašydami, kad aktyvus, reiškia, skryningas būtų inicijuotas visos ES šalies naryse. Ir tam patvirtinti šiai dienai yra inicijuotas Praizijų tyrimas, kuris vyksta ir Lietuvoje, džiugu, yra 5 centrai, kurie bando patikrinti, ar tai yra įmanomai aplamai vykdyti nacionaliniu mastu. Mes Vilniuje turim centrą, Vroclave, Dubline yra ir 2 centrai Anglijoje, Ispanijoje. Tai Lietuvoje Šeškinės poliklinika, nežinau, gal yra, Santaros klinikų šeimos centras ir Nacionalinis vėžio centras vykdo tą projektą ir jis eina į pabaigą. Ir tikimės, kad kitų metų antroji pusėje Europos komisija visoms sąjungos šalims narėms rekomenduos, ar net ir, kaip sakyt, priverstinai, jau balto popieriaus knyga bus išleista, kad šitas tikrinimas turi būti visose šalyse tiksliniai populiacijos grupiai. Kaip žinom, programa Lietuvoje nuo 2006 metų, pokytis įvyko 17 metais ir yra vyrai nuo 50 iki 70 metų, jaunesni nuo 45 metų, jeigu šeimoje yra buvę prostos vėžio atveju. Ir kritinis PSA lygis yra 3 nanogramų litre, aš į detalės neinu. Ir koks yra pokytis, tai šiai dienai mes darom PSA tyrimą, jūs ateinat pas urologą, pagal programą, pirštų yra patikrinama prostata ir jeigu yra įtarimų, yra daroma prostos biopsija. Pokytis bus tas, kad vien pirštų remtis nebebus galima. Tai tikslina mūsų diagnozės patvirtinimą, bus vertinama rizika. Ir jeigu yra aukšta rizika, mes nekeliaujam daryti biopsijos, mes keliaujam daryti magnetą. Realiam gyvenime mes, urologai, šito algoritmo jau ir dabar remiamės. Tik tiek, kad valstybės kompensavimo schemoje to viso nėra.
Ir po magnetinio rezonanso vėl rizikos vertinimas, atitinkamai rezultatus ir tik tada daroma biopsija. Ir biopsija, aš nežinau, kam buvo daryta, iki šiol būdavo daromos per tiesią žarną sisteminė biopsija kontroliuojant ultragarsu. Šių dienų šviesa yra ta, kad turi būti daromos magnete stebimų židinių tikslinės biopsijos. Ir šitos programos pokytis bus, kad mes žinosim tiksliai, kurioje vietoje prosto yra vėžys. Dėl ko tą pasakoju? Dėl to, kad nuo to gali priklausyti tolimesnis gydymas. Nebe visos liaukos, o tik tam tikros liaukos dalies. Jeigu mes inkstų senai nebeoperuojam visų, jeigu yra maži augliai, moterims yra nešalinamos visos krūtis, jeigu yra maži pakitimai, yra daroma krūtį tausojančios operacijos. Tai ir su prostata mes einam link to, kad mes greičiausiai didžiąją dalį vyrų galėsim gydyti, nešalindami prostatos. Tokiu būdu išsaugodami lytinę funkciją, prevenciškai užkirsdami kelią šlapimo nelaikymams ir panašioms komplikacijoms susijusioms su vyriškumu. Ar mes tam pasiruošę? Faktas taip, Lietuvoje yra pakankamai magnetinio rezonanso aparatų, stovinčių visur. Rezultatai yra tikslus, jeigu centras arba įstaiga daro ne mažiau negu 500 magnetinio rezonanso, prostos magnetinio rezonanso tyrimų per metus. Radiologai įsitraukia šitą, radiologų irgi apmokymas šiam momentui tikrai yra pakankamas. Lietuvoje magnetiniai rezonansai prostatų atliekami jau daugiau negu 10 metų. Ir tos biopsijos, kurios, kai aš pradėjau rezidentūrą, buvo piršto kontroliai, ginekologiniai kėdėjai, badoma prostata, tikrai esu nekartą girdėjęs, jūs čia kaip mėsininkai mums daro tas biopsijas. Šiai dienai tos biopsijos yra daromos ar tai bendrinė nejautroj, ar tai tikrai pakankamai laidinė nejautroj ir atliekama židiniai tiksliai į biopsijas iš tiksliai židinių. Mažinamas šūvių skaičius, mažinamas po biopsijų esančių komplikacijų skaičius ir panašiai. Sepsių sumažėja. Ir dėl to mes tiksliai žinodami prostatai nuo visos prostos gydymo pereinam į židininį gydymą. Židininį gydymą mes galim pravesti arba šalčiu, arba spindulinę terapiją. Galima gydyti tik židinį, galima gydyti pusę liaukos. Vadinama ledo ritulio formos židininės terapijos forma. Šitas gydymas židinės terapijos, jis neužkerta kelią, jeigu ateityje liga atsinaujina arba progresuoja. Mes galim pakartotinai gydyti tada jau visą liauką, ar išoperuoti, ar visą paspinduliuoti. Tai šitos naujienos tikrai Lietuvoje yra galimos. Reikia kreiptis į centrus, Kauno klinikas, Santaros klinikas, Nacionalinio vėžio centrą. Klaipėdai dar su židinė terapija neskubama, bet tikrai tas ateina į mūsų praktiką. Džiugu pasakyti, kad mes Lietuvoje turim 3 robotinės chirurginės sistemas. Daktaras Čekauskas yra daugiausiai tikriausiai Lietuvoje padaręs robotinės chirurgijos operacijų. Yra mašina Santaros klinikose, yra mašina Nacionaliniam vėžio centre, mes irgi operuojam. Džiugu pasakyti tai, kad valstybė šitoje vietoje pasistengia ir nuo kitų metų atsiranda robotinės chirurgijos įkainis. Ačiū daktarui Albertui, kuris labai tikrai daug įdėjo įdirbį į tą ir tai bus prieinama visiems. Pokytis buvo nuo atviros į laparoskopinę, dabar mes turim pokytį iš laparoskopijos į robotinę chirurgiją. Aš manau, kad tas įkainio atsiradimas, finansavimas iš valstybės duos bumą, nes pasaulyje niekas nebekalba nei apie atvirą chirurgiją, nei apie laparoskopiją. Visuose kongresuose šnekama tik apie robotinę chirurgiją. Ir kas medikamentiniam gydyme, aš vaistų nevardinsiu, bet faktas tas, kad pažengusios ligos gydyme mes irgi turim proveržį. Per paskutinius keletą metų, bijau pameluoti, 5-6 nauji vaistai, dar vienas kabo rezerviniam sąraše, kuris galbūt eilės kelių savaičių bėgi irgi ateis į kompensavimą. Tai mes nebešnekam išplitusios ligos gydyme apie monoterapiją, mes šnekam apie dupletus, kur 2 vaistai yra iš karto skiriami, tripletus, net ir kvartetus, kur prie tripleto, reiškia 3 medikamentų prijungiama ir spindulinė terapija. Turim kompensuojama genetinis testavimas, nes yra vaistų, kurie preciziškai veikia tam tikrose vietose, tam tikra populiacija vyrų turi genetinius pokyčius ne savo paveldimuose genuose, bet navikiniai ląsteliai yra įvykę pakitimai ir atsiradę vaistų, kurie tikslingai tam veikia. Ir kaip sakiau, radionuklidais gydoma terapija mes turim šiai dienai gydymą tik metastazę radioaktyvių radžių.
bet ateina ir gydymas liūtesiu. Ir kitas momentas, ką mes nuo diagnostikoje Lietuvoje turim, tai pagaliau atėjo į Lietuvą pozitrono emisijos tomografija su prostatos specifinio membranos antigeno kontrastu. Ta technologija, tie tyrimai yra galimi šiai dienai kol kas tik tai Kaune, bet aš manau, artimiausiu metu atsiras ir Vilniuje. Tai tiek trumpai aš norėjau, tikriausiai spėjau, tai tiek papasakoti apie tas naujoves, apie tas, kas yra laukiama prostos vėžio tiek Lietuvoje, tiek diagnostikoje pokyčiuose, tiek gydyme lokalaus vėžio, tiek ir išplitusio vėžio gydyme. Jeigu po magnetinio rezonanso surastas židinys, sakysim, kokia krioterapija, kokia tikimybė, yra koks randomized duomenys, kad, sakysim, tai vis genetinė liga, kad kažkur kitur gali šokti, ar čia yra ruletė? Žiūrėkit, dabar taip, su žininė terapija toks momentas yra. Kol kas yra duomenys tik tai su mažos rizikos arba vidutinės rizikos prostos vėžiu. Jeigu yra labai agresyvus vėžys, niekas kol kas to židininio gydymo nerekomenduoja. Mūsų įstaigų šiam momentui vyksta randomizuota klinikinė studija, kur mes lyginam židininę brachiterapiją su stebėjimu aktyviu, darom tam tikrus genetinius tyrimus. Eigoje tikriausiai atsiras kažkokie tai rekomendacijos, išvados, yra doktorantūros tema vykdoma ir kitais metais, aš manau, mano doktorantas šitoje vietoje apsigins disertaciją, kažkokias rekomendacijos paskelbsim. Labą dieną visiems, esu Aivaras Grybas, Vilniaus universiteto Santaros klinikų gydytojas urologas ir mano specializacija būtent yra ir šlaplės struktūrų gydymas ir šlapimo nelaikymo gydymas. Džiugu girdėti iš tikrųjų pranešime, kad technologijos žengia didelius žingsnius į priekį, atviras operacijas keičia laparoskopinės keičia robotinės, bet duomenys rodo, kad iš tikrųjų rizika susirgti šlapimo nelaikymu po radikalios prostatektomijos, praktiškai nepaisant tos metodikos, išlieka procentai panašus. Kodėl? Todėl, kad tai priklauso ne tik nuo atliekamos operacijos metodikos, bet ir nuo naviko lokacijos. Jeigu navikas yra pažeidęs neurovaskulinius pluoštus, jeigu navikas yra arti sfinkterio, prostatos viršūnėje, dėja po operacijos nukenčia šitos zonos ir išlieka rizika šlapimo nelaikymui. Taip pat labai priklauso nuo prieš operaciją buvusios, sakykime, tarpvietės raumenų stiprumo, nuo bendros paciento konsistencijos ir fizinės būklės. Ir visa tai be abejo įtakoja po operacinius rezultatus. Gyvenimo bėgyje apie 10% vyrų dėl vienokių kitokių priežasčių turi riziką susirgti šlapimo nelaikymu. Ir aišku, didžiausia rizika turi pacientai po radikalios prostatektomijos. Tai skirtingų klinikų duomenimis nuo 3 iki 10% po prostatektomijos pasireiškia mažesnio ar didesnio laipsnio šlapimo nelaikymus. Šlapimo nelaikymus mes rūšiuojame į 3 sunkumo laipsnius – mažo, vidutinio ir didelio laipsnio. Priklausomai nuo to, kiek yra per parą netenkama šlapimo, sveriami yra įklotai arba skaičiuojama tiesiog pasitikima žmogaus vertinimu, kiek įklotų per parą sunaudoja, kiek sauskelnių sunaudoja, tai tokiu būdu ir įvertiname šlapimo nelaikymo laipsnį. Gydymas pradedamas įvairiomis reabilitacijomis, konservatyvių gydymų vadinamų. Tai daugelis jūsų, jeigu teko girdėti, po radikalios prostatektomijos yra nukreipiami sanatoriniam gydymui, reabilitacijai, kur stiprinami tarpvietės raumenys, taikoma fizioterapija. Tuos pratimus rekomenduojama tęsti vėliau namuose ir mankštas, ir sakykime, yra blauzdinio nervo stimuliacijų galimybė reabilitacijos skyriuose, elektromagnetinės kėdės terapija dabar naujai atsiradusi Lietuvoje. Na ir be abejo pagalbinės priemonės, sauskelnės įklotai yra kompensuojama, visa tai irgi priskiriama prie konservatyvių gydymo būdų. Bet jeigu šlapimo nelaikymas užsitęsia, šitos priemonės neduoda rezultatų, tai iš tikrųjų esame tarptų vakarietiškų šalių, kurios gali pacientams pasiūlyti kompensuojamą gydymą, chirurginį gydymą šlapimo nelaikymo, tai yra pošlapliniai raiščiai.
žemos pirmo ir antro laipsnio šlapimo nelaikymams, atskirais atvejais ir trečiojo parenkant pacientui. Na ir kitas yra metodas, yra dirbtinio šlaplės sfinkterio implantacija. Tai yra toksai prietaisas, kuris primena, aš kartais pasakoju pacientams, tai primena tokį kraujo spaudimo aparatą, kada manžetė apglėbia šlaplę ir spaudimą sukeliantis rezervuaras spiruoklės pagalba užspaudžia šlaplę ir neleidžia pratekėti šlapimui. Abu šie prietaisai dar turi privalumą tą, kad po operacijos vėliau mes galime papildyti slėgį, padidinti, gal gyvenimo bėgyje, sakykime, raumenims atsipalaidavus vėl atsirastų šlapimo nelaikymas, tai slėgis gali būti padidinimas. Yra tam tikri apribojimai, kam galime paskirti šitą prietaisą, tai yra pirmiausia, liga turi būti sukontroliuota, neprogresuojanti, turi būti praėję ne mažiau 24 mėnesiai po prostatos operacijos ir pacientas turi būti pajėgus valdyti dirbtinį sfinkterį, reiškia, turi sugebėti paspausti rankomis mygtuką, kad atpalaiduoti manžetę ir pasišlapinti. Turi suvokti situaciją, todėl negalim tokių prietaisų pasiūlyti gulintiems ar nepajėgiantiems pasirūpinti savim pacientams. Ta 24 mėnesių riba iš tikrųjų yra šiek tiek aukštoka ir planuojame rašyti raštą, prašyti, kad galėtumėm anksčiau pasiūlyti pacientams, nes 2 metai po radikalios prostektomijos su šlapimo nelaikymu be abejo stipriai įtakoja paciento gyvenimo kokybę ir visame pasaulyje yra maždaug 6-12 mėnesių terminas duodamas atsistatyti ir jau po 12 mėnesių tikrai garantuotai galima iš medicininių indikacijų skirti šitą prietaisą. Kol kas įstatymiškai yra Lietuvoje apribojimas 24 mėnesių išlikęs. Tai kol kas tiek trumpai apie šlapimo nelaikymą, mielai atsakysiu jūsų klausimus ir tikrai visiškai nėra, sakykime, vėlų, jeigu netgi radikali prostektomija buvo atlikta ar prieš 10, ar gal net ir prieš 20 metų ir jeigu yra šlapimo nelaikymas, šitas prietaisas gali būti bet kada implantuotas ir atstatyti ir pagerinti gyvenimo kokybę. Ačiū. Ir galiu paklausti, jis yra kompensuojamas ligonių kasų, jeigu yra po 24 mėnesių arba vėliau. Taip, jeigu operacija irgi indikacijas. Taip. Planinė tvarka. O koks būdas pas urologą, va čia labiausiai visus žinau kaip, ar ne? Tai šeimos gydytojo siuntimas pas urologą. Taip. Lietuvoje esame keliese tik tais 3-4 urologai, kurie specializuojasi būtent chirurginėme vyrų šlapimo nelaikymo gydyme. Ir Santaros klinikų registratūroje yra tam specialiai dedikuoti talonėliai, būtent vyrų šlapimo nelaikymų. Registruojantis reikia nurodyti ir šeimos gydytoja turi nurodyti, kad dėl šlapimo nelaikymo. Tada busit nukreipti konkrečiai arba pas mane, arba pas docentę Černiauskienę. Bet tai galima paminėti, kad ir bendrąją tvarką patekę, centre pateks galiausiai pas... Arba mes tarp kolegų mes pasiskirstom pacientus, jeigu pas kitą urologą pateksite dėl šlapimo ar dėl prevencijos, ar dėl... Taip, tai prašau. Aš dar noriu paklausti, dėl šlapimo nelaikymo. Ar galima sanatorinį gydymą gauti nemokamą, kad ištirtų tą visą? Sanatorinis gydymas ten tyrimų neatlieka, ten gydo, ištyrimą turi atlikti urologas. Kokia priežastis yra šlapimo nelaikymo ir koks laipsnis, tai atlieka urologas. Tai gali pradinį ištyrimą atlikti poliklinikos urologas, toliau jisai nukreips pas specializuotą urologą 3. lygiui. Tai sveiki, labai malonu čia būti, mačiau ir pažįstamų veidų ir žinau, kaip tas kelias toksai yra nelengvas, teko ir palydėti vieną kitą tuo keliu, tai aš manau, tos problemos yra ir žinomos ir kartu svarbios visiems. Tai kaip minėjo daktaras Aivaras Grybas, yra šlapimo nelaikymas, taip gydyme yra ir intimumo klausimas. Tai aš tiesiog norėjau kelias temas paliesti. Pirmiausiai, tai apskritai, kodėl ta tema yra aktuali, kartais sakytų, galbūt kai kam gali būti ir atrodyti, kad vyresni ten vyrai, galbūt jiems čia nesvarbu, tai toli gražu gal taip nėra.
Ir kas ta yra lytinė sveikata. Tai yra ne tik, mes kartais susisiaurinam tik tai į erektilinės funkcijos gydymą. Tai lytinė sveikata, tai kai Pasaulio sveikatos organizacija apibūdina, kad tai yra tiek fizinė, emocinė, psichinė ir socialinė gerovės būsena, kuri yra susijusi su seksualumu. Tai yra daug platesnis terminas, ir nereikėtų jo susiaurinti tik tai prie link erekcijos. Ar vyrai yra seksualiai aktyvūs vyresniam amžiuje, tai čia yra vienas iš Jungtinių Amerikos valstijų tyrimų, kuris apklausė nemažą dalį asmenų, vyresnių nei 57 metai, tai kad ta problema, ir vyrai yra aktyvūs, tai jinai yra aktuali. Ir yra dar kitas tyrimas, kurio čia neįdėjau, tai yra Olandijos tyrimas, kad dar ir tam tarpe virš 80 metų yra dalis vyrų, kurie nebūtinai turi lytinius santykius, bet lytinis artumas egzistuoja tam gyvenimo etape. Tai dėl to apie tai reikia kalbėti. Ar įtakoja onkologinė diagnozė seksualinį gyvenimą, tai vienareikšmiškai. Mes čia kalbam tik tai apie prostatos vėžį, bet iš esmės tai gali įtakoti ir įvairios kitos onkologinės ligos. Nebūtinai, tai yra ir storžarnės, ir bet kuris gydymas, kuris duodamas šitą onkologinės ligos metu, jisai irgi sukelia vyrų problemas ir seksualinį gyvenimą apsunkina. Įtakoja lytinę funkciją įvairūs gydymo metodai. Tai aš gal šiek tiek daugiau paliesiu radikalią prostatektomiją, tai kuri tokia mūsų kaip chirurgų kasdieninė duona lyg atrodytų, bet ir išorinis spindulinis gydymas, ir ta pati ir brachiterapija savaip gali įtakoti, ir susijęs su sisteminiu gydymu atsirandanti androgenų blokada, nes blokuojama testosterono funkcija. Tai visa tai gali sumažinti libido, gali sumažinti norą turėti lytinius santykius, potraukį ir taip toliau. Koks principas tai yra, kad mechanizmas tai yra pažeidžiami neurovaskuliniai pluoštai, atsiranda operacijos metu iš esmės gali būti jie nebūtinai tiesiogiai nupjaunami, pašalinami, bet gali paveikti nervus, kurių galūnėlės atsitraukia. Tai, kaip sakau, nervinė ląstelė iš esmės yra nugaros smegenyse. O pats nervas tai yra nervinės ląstelės ataugėlė. Iš esmės, nervo nesudaro ląstelės. Tai yra tos ląstelės ilga atauga, kuri gali siekti, jeigu iki kojos eina, tai tas nervas yra ilgas. Ir operacijos metu jie atsitraukia. Nors ir jeigu lieka futliaras, jeigu kaip elektros kaip laidų pravedimui yra tas kanalas, tai iš esmės per tą kanalą jie gali grįžti. Tai tokiu principu ta lytinė funkcija gali atsistatyti, jeigu jie yra fiziškai kažkaip manipuliuojami, patraukiami, bet pats nervo futliaras nėra perpjaunamas savotiškai. Bet aišku, paveikiama ir kraujotaka, hormonai tiesiogiai veikia testosterono apykaitą ir visa tai gali turėti įtakos. Vėlgi, ne tik erekcija, tai erekcijos sutrikimas yra vienas iš. Tai po radikalios prostatektomijos, pavyzdžiui, nėra ejakuliacijos. Tai tada galvoju, čia kartais vyrai gali susijęti, orgazmas ir ejakuliacija tai must be, turi būti kartu. Ne, tai iš tikrųjų orgazmas yra jaučiamas centriniai nervų sistemoje, tai yra galvoje ir iš esmės nėra susijęs su ejakuliacija. Ir matyti, ir patvirtinti, ir net nėra susijęs su erekcija. Ta prasme, orgazmą galima jausti ir taip, nebūtinai turint erekciją. Bet yra ir kitų dalykų, kurie susiję, malonumo pajutimas yra ir kiti dalykai gali būti susiję su gydymo pasekoje. Kad įsivaizduot, kaip atliekama operacija, aš tai kartais aiškinu, iš esmės neurovaskulinis pluoštas, tie vadinami nervai, kuriais ateina inervacija į varpą, yra varpos kapsulėje. Ir yra atliekama, jeigu mes norime atlikti jau tokią vadinamą infrafascinę, tai reiškia, kad visiškai visa kapsulė yra tiesiog atidalinama nuo prostatos. Tai lieka, tai aš kartais palyginu su gerai prinokusio obuolio nulupimu.
tai nėra toksai, kaip sakant, tokia luobelė, kuri yra kaip nežinau, kaip apelsiną nulupt, kad labai aišku. Tai yra labai šalia. Dėl to vyksta diskusija ir prieš operaciją ir įsivertinti, kiek yra saugu tai atlikti, kad onkologinė liga būtų saugi. Tai va, kaip daktaras Kinčius sakė, kad yra įvairiaus agresyvumo ligos ir yra taikomasi galbūt į tą židinį, taip pat ir saugant lytinę funkciją. Galima galbūt kažkurią tai vietą šiek tiek arčiau prostatos operuoti, saugant nervus, jeigu toj pusėje, pavyzdžiui, mes turime neagresyvią ligą arba net jos neturime ir galbūt saugo tik iš vienos pusės, iš kitos pusės galbūt yra agresyvi liga. Ir bent jau mūsų centre yra taktika net ir kartais labiau pažengusios lygos atveju, jeigu yra galimybė, kadangi mes turime ir biopsijos rezultatus, ir iš tam tikrų židinių, tai galbūt visgi ir labiau pažengusios lygos atveju iš kitos pusės, jeigu nėra, bandyti saugoti iš bent jau dalį nervų. Kai kalbu su pacientų, labai svarbu pasakyti, kad jeigu kas nors sako, kad mes jums išsaugosim lytinę funkciją, viskas bus tvarkoj, 100%, tai taip nėra nei vieno tokio gydymo būdo ir nei vieno chirurgo greičiausiai. Ir net ir pačių, ir Sloan Kettering, Amerikos centro ir geriausio centro Vokietijoje duomenimis, jeigu saugomi pilnai nervai, tai maždaug tikimybė išsaugoti lytinę funkciją yra apie 80%. Yra apie tą vietą svyruoja. Bet kalbant su pacientu, reikia atkreipti dėmesį, kad kada ta tikimybė didėja, kada mažėja. Aišku, jeigu yra jaunas vyras, čia minėjo 38 metų, puikiai erekcija, jokių lydinčių ligų, jokio antsvorio, tai jis yra matyti ten. Jeigu yra vyresnis vyras, yra cukrinis diabetas, antsvoris, hiperlipidemija, ta tikimybė artėja link 50% ir šiek tiek mažiau. Jeigu saugom tik vieną pusę, irgi maždaug apie 50% ir į tą pusę. Jeigu atliekama operacija nesaugant lytinių nervų, tai dažniausiai, kad tikėtina, kad tokia, kaip mes suprantame, lytinė erekcijos atsiradimas, jisai išnyksta ir to reikėtų tikėtis. Skirtumas tarp radikalaus chirurginio gydymo ir spindulinio gydymo yra tas, kad mes tikimės po chirurgijos, kad ta lytinė funkcija po truputėlį gerės po operacijos, nes visiems jinai sutrinka, ten kateteris, problemos yra operacija. Ir po truputį jinai gali atsistatinėti einant laikui. Jeigu spindulinė terapija, panaši situacija yra, kad jinai liktai viskas neblogai ir metų eigoje mes galim pasiekti tą patį nulį. Kuris būdas geriau, tai aš nesiplėsiu, bet yra eilė tyrimų. Čia vienas iš mano studentų kursinių darbų, baigiamųjų darbų buvo tai apžvalga apie atviras laparoskopinės robotinės. Tai taip, yra pagrindiniai duomenys, kad jeigu mes lyginsim atviras su laparoskopinės, gal šiek tiek dar sušlubuoja įrodyti, nes yra labai tokia nedidelė ta riba tarp tyrimų, bet jau lyginant su robotiniam, visi tie funkciniai rezultatai yra geresni, šiek tiek greičiau atsistato, šiek tiek geriau atsistato ir daugiau vyrų iš tikrųjų išlaiko lytinę funkciją po operacijos. Labai svarbu pakalbėti ir pasakyti iš karto, kad po gydymo reikia imtis veiksmų. Nesakyti, man dabar nereikia, aš po pusės metų galbūt. Ne, aktualu yra dabar. Žinot po operacijos ir kad tai bus bendras darbas ir kad tą reikia daryti iš karto pasibaigus jau tam periodui, pašalintas kateteris, jau liktai sugijusios žaizdos, važiuoju reabilitaciją ir tą reikia turėti jau omeny, nes kaip čia, nenaudojamas automobilis garaže surūdyje. Tai iš esmės tas yra svarbu, tai yra įvairios tos reabilitacinės priemonės, tai yra vaistai vartojami, Viagros tipo vaistai vienais ar kitais būdais, galbūt kasdieną, galbūt pagal reikalą, bet reiktų skatinti lytinę funkciją, jeigu nėra erekcijos, galbūt vakuuminis prietaisas galėtų būti, ir labai svarbu įtraukti partnerį, kad kartu tai būtų aptarta, kad kartu tame dalyvauti. Nes neužsidaryt tokiam savo, čia mano problema, bet nes lytinė sveikata yra dviejų asmenų sveikata. Ir be vienas be kito tai yra sunkiai įsivaizduojama. Tai skatinti lytinius santykius yra kaip ir
reikalinga ir netgi jeigu mes nesitikim, pavyzdžiui, neišsaugoti yra nervai, tai tokiu atveju mes vis tiek norėtume, kad lytinę erekciją sukelti galbūt suleidžiamais vaistais arba erekciją sukeliančią pompą, kad tai visgi būtų atliekama. Jeigu yra nesaugojami nervai, sakykime, yra nulis erekcijos, tai tokiu atveju yra naudojami keli dalykai, tai vakuuminės pompos, tai suleidžiami vaistai į pačią varpą. Tai atrodo baisiau negu iš tikrųjų yra. Šiaip jeigu pagal tyrimus, tai tiek vienas, tiek kitas būdas yra vienodai tinkamas, jeigu žmogui tinka. Tai kai jau tinka, tai iš esmės vertina, yra pasitenkinimas panašus. Ir varpos implantai, kas yra, kol kas Lietuvoje nėra kompensuojama, galima būtų apie tai kalbėti. Tai ir pabaigai dėl lytinės sveikatos, tai kad lytinė sveikata apima daugiau. Tai matyt pagrindinis būtų akcentas, kad tai yra ir artumas, gebėjimas išreikšti intimumą, yra svarbi labai partnerės pusė, tai yra dažnai kartu lydintis žmogus, esantis šalia ir tas labai svarbu, kad vyrai bendrautų, atsiskleistų, leistų tarpusavėje kalbėtis ir kad tai yra, aš kaip sakau, tai yra bendras projektas. Tai matyt, tuo ir norėčiau pabaigti. Tai, kaip sakoma, erekcijos nebuvimas nereiškia seksualumo pabaigos, tai naujos formos intimumo pradžia. Tai gal žiūrint taip, galima atrasti naujų dalykų naujam gyvenimo etape. Tai matyt tiek. Ačiū. Ačiū labai. Ar dabar šiame etape kas nors norėtų paklausti? Prašau. O kas galėtų išrašyti tuos visus vaistus dėl potencijos? Čia ar šeimos gydytojas, ar reikia kreiptis? Šiaip jeigu yra poreikis tų vadinamų Viagros tipo vaistų, tai fosfatidiesterasės 5 inhibitorius gali rašyti ir šeimos gydytojas. Aišku, gerai, kad turėtų urologo rekomendaciją kiek ir ko, bet pratęst vaistą tai tikrai nesudaro problemos. Suleidžiamų vaistų į varpą, prostadilio išrašymą, manau, kad šeimos gydytojas jums neišrašys. Teoriškai turi teisę pratęsti, jeigu jau yra išrašyta urologo, bet jisai yra Lietuvoje neregistruotas dėl vienokių ir kitokių priežasčių, dėl to, kad galbūt jo nedaug naudojama ir dėl to reikalingas vardinis receptas. Tai dėl to, kad reikalingas vardinis receptas, manau, retas, kuris šeimos gydytojas jums išrašys. Tai reikia pradžios pas šeimos gydytoją kreiptis, o po to jis nukreips pas urologą, ar kaip? Manau, kad taip. Tai kaip ir supratau, ačiū. Darėm vieną magnetą, antrą magnetą, reiškia, ir tada po biopsijos buvo nuspręsta, kad reikalinga radikali atvira prostatos operacija. Man darė Klaipėdoje. Ir po šito laiko, reiškia, visą laiką buvo PSA mažas labai, 0,02, 0,03, reiškia, ir pernai metais jis staiga patapo, reiškia, 0,11, 0,13. Aš atvažiavau pas urologą į Klaipėdą, sakau, ką daryti, žinau, kad riba yra 0,2 ir toliau, reiškia, kad jau kažką reikia daryti. Sakau, kad tą atstumą sumažinti, gal galiu kažką pasitarti. Padarė magnetą, viskas tvarkoja, lyg tai nieko nerodo. Šiais metais pasidariau vėlgi PSA, nors dar pavasarį buvau daręs, irgi buvo 0,13. Dabar pasidariau, reiškia, buvo 0,19 Antėjos laboratorijoje ir 0,22 Rezus, kur aš dažniausiai darydavausi. Padarėm vėl magnetą, nieko nerodo. Ar man nusiraminti, ar čia kažkas kažkur gal, ar tai nepasirengęs buvo, ar kaip... Kaip man elgti šitoje situacijoje? Aš tikrai noriu dar pagyventi ir nenoriu užleisti, bet ką man reikia padaryti? Ar tikrai dar už pusės metų tik tai sekti, ar dar kažkokia tai yra galimybė pažiūrėti ir dėl ko jis gali kilti? Tai ačiū labai. Taip, tai po radikalaus gydymo PSA atkritis yra fiksuojamas, jeigu du iš eilės PSA tyrimai yra daugiau nei 0,2 nanogramų litre. Čia po operacijos, ar tai būtų atvira, ar laparoskopinė, robotinė, tas skaičius yra tas pats. Tai čia yra biocheminis atkritis, tai rodo, kad jūsų liga vis dėlto kažkur organizme jau atsinaujina.
Tai standartiniais radiologiniais tyrimais, kas yra kaulų scintigrafija, magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, prie tokių reikšmių 0,2 kažką aptikti faktiškai yra neįmanoma. Ten tikimybė rasti yra keli procentai. Šiai dienai mes turime indikaciją naujam radiologiniam tyrimui, prostatos specifinio membranos antigeno pozitrono emisijos tomografijai, bet ir tas tyrimas prie tokių reikšmių teigiamas yra 20%. 80% dažniausiai nieko nekeičia. Padarius tą tyrimą nieko neradus, vis dėlto reikia inicijuoti antrą radikalų gydymą. Tai jūsų gydytojas turėtų rašyti siuntimą neskubant ramiai Kauno klinikų radiologams, branduolinės medicinos specialistams, kad atliktų pozitrono emisijos tomografiją. Ir jeigu nieko blogo nebus rasta, bus taikoma spindulinė terapija į buvusią prostos vietą, į prostos ložę. Toks kelias yra. Iš ties, reiškia, po tos atviros, reiškia, operacijos, man dabar, aš žinau, kad ne medikas esu, sunku man įsireikšti, reiškia, bet kaip man daktaras sakė, reiškia, sako, įsivaizduok, kad nulupom, kaip ir jūs minėjot, obolį, ir sako, tau vieną, reiškia, oboliuko, reiškia, tas žievelė kažkur tai liko. Ir joje rado kažkokį taip likutį. Bet jis neprogresavo, tai galbūt šitas man dabar duoda apie save kažką žinoti. Gal tiesiog, matot, yra tie vadinami rizikos veiksniai, kas galbūt sąlygoja tą atkritį. Tai šiek tiek priklauso nuo ligos stadijos, ligos agresyvumo, to Gleasono laipsnio. Ir čia yra, vadinamas teigiamas kraštas, tai kad yra milimetras kažkur tai yra prie tos ligos. Tai kartais patologai dar atsako, kokia ten liga toje vietoje yra, ar ji mažiau agresyvi, daugiau. Taip, bet bendrais bruožais, iš esmės, tai viską, ką Marius sakė, tai iš tikrųjų daktaras Kinčius, ką sakė, tai yra, taip matyti reiks elgtis. Taip. Pats tas saugiausias antro radikalaus gydymo taikymo intervalas yra tarp 0,2 ir 0,5. Tai ta prasme irgi nepraleistų laiko, nes 100% tikslumą arba radinių jautrumas atsiranda darant pozitrono emisijos tomografiją yra pasiekus vienetą. Tai ta prasme tikrai nesiūlau to laukti. Daryti anksčiau, nes jeigu bus Man tas ir yra tokia, sakykim, baimė, kad buvo 0,13, dar šį pavasarį buvo 0,13, o dabar jau 0,2, 0,22. Viskas, tai jau yra tas taškas, kad reikia kažką daryti. Tai laukti nesiūlom tikrai, reikėtų daryti ir tikėtina, kad ta liga yra tenais pat, kur buvo prostata. Ir pagrindinis gydymas tai yra spindulinė terapija į tą sritį. O ar nėra kažkur mikroskopiškai, pozitrono emisija galėtų parodyti, bet su 0,2 yra, ta tikimybė nėra tokia didelė. Nes jeigu būtų rasta, tai ta spindulinė terapija galbūt ne tik būtų taikoma į jūsų prostos ložę, gal kažkoks limfmazgiukas mažas švyti, ar kažkur dar gali būti švitinimo lauką būtų galima padidinti ir radikaliau gydyti. Šiaip yra smagu, ta prasme, Lietuvoje gydyti prostatos vėžį, nes mes tiek daug įvairių opcijų turime. Galimybė. Ir, sakykime, visas tas kelias, kurį jūs dėja pradėjote, bet jis dar labai ilgas. Kiek tyrimų, paskui spindulinė terapija, paskui galima hormonų terapija, paskui galima taikinių terapija, galima kiti antros, trečios, ketvirtos kartos gydymo elementai. Iš tikrųjų, Lietuvoje visas galimybės yra iš tikrųjų labai išvystytos ir vakarietiškas požiūris yra tikrai norim padrasinti, tik tais naudoti šitom galimybėm. Tai tas turbūt yra labai svarbu, aš paprašysiu truputį garsiau kalbėti, nes turbūt gale silpniau girdisi, ar ne? Tiesa, ar ne? Truputį ir tada aš perėsiu prie tų užduotų klausimų, kol kiti galvoja ir vienas apie tuos PSA tyrimus, ne visai apie rodiklius, bet apie kelią. Ir vienas iš klausimų yra, kad iš ties, kai baigėsi aktyvus gydymas, prasideda ilgalaikė stebėsena ir ilgalaikės stebėsenos metu girdim, kad kai kurie pacientai susiduria su iššūkiais, kaip tą tyrimą gauti. Vieniems yra mokamas, kitiems yra nemokamas.
kodėl taip yra, ar ne, ir sako, jeigu čia turbūt konkretus atvejis, kad iškart po prostektomijos jis buvo nemokamas, po to jau žmogus gavo hormonų spindulinį gydymą ar kažkas kitas gavo ir reikėjo mokėti. Tai čia skirtingos pacientų situacijos, mes girdim irgi nuo to žmogus, kuriam regione gyvena, šiek tiek gal galit pakomentuoti šitą aspektą. Tai galim, iš esmės tai ligonių kasos kompensuoja aktyvų stebėjimą tam tikrų režimų. Tai iš esmės po pirminio gydymo kas 3 mėnesius, pirmus metus daromas PSA tyrimas, po to tas gali retėti ir tas procesas yra iki 5 metų, galiausiai po 2 metų yra kas metus atliekama. Tai matyt su to susiję, jeigu atsirado poreikis daryti dažniau arba jeigu šeimos gydytojas tą tyrimą turėjo atlikti, tai buvo paprašysta susimokėti. Bet iš esmės, jeigu ateina į Santaros klinikas ir Nacionalinį vėžio institutą, ar manau, į bet kurį centrą, jeigu jisai stebimas tenais, jisai yra dispenserizuojamas, tai yra tie tyrimai atliekami tenais. Bet kartais būna patogiau pacientui pasidaryti ir ateiti. Kažkuria prasme yra geriau turėti tą tyrimą vienoje vietoje bent jau daryti. Jeigu mes svarbu tas vadinamas super tikslus PSA tyrimas po operacinio gydymo, tas svarbu. Kad jeigu, pavyzdžiui, ant tyrimo yra parašyta 0,0, mažiau negu 0,01, pavyzdžiui, arba mažiau negu 0,014, tai tas tyrimas nėra visai pakankamas daryti tam tikrom išvadom, nes tas kitimo greitis irgi kažką sako kartais mums. Tai ir kartais galbūt tą spindulinę terapiją reiktų padaryti anksčiau. Tai gerai, kad būtų būtent toks atliktas tyrimas, bet dabar eina kalba ir su ministerija, ar ne, kad galbūt šeimos gydytojas galėtų tą PSA tyrimą atlikti ar ne tarpais. Tai gal... Tai dėl PSA tyrimo, tai tikrai šeimos gydytojai jį gali atlikti, gal čia interpretacijos yra kažkokios tai ar ne. Tiksliai nežinom kokie dalykai, bet kita vertus, kaip Paulius pačioj pradžioje sakė, kad bokalas alaus kainuoja PSA tyrimas, bet iš kitos pusės tikrai yra ligonių kasoje urologo konsultacija su PSA tyrimu atmokama. Tai jeigu šeimos gydytojas nepadarė, tai jeigu jūs ateisit pas urologo konsultaciją, tai tas tyrimas yra nemokamas. Jo, čia turbūt labai svarbu, kur kreipiatės, mes tą matom ir kitose ligų specifikacijose, nes šiandien mes apie C61 kalbam, tačiau yra kitur ir tikrai žmonės tą patį sako, vėžio žymenų tyrimus, jeigu darausi onkologijos centre nemokamai, noriu, kad būtų greičiau, pas šeimos gydytoją reikia susimokėti, dėja pas mus yra sudėliota taip sveikatos priežiūros sistema, kad gydymas sukasi pagal VLK įkainius, o ne pagal paciento kelio patogumą. Tai taip yra 30 metų, artimiausių metų nelabai keisis, bet mes dirbam, kad bent pagerėtų. Paulius nori pakomentuoti. Ir aš dar norėčiau prie to pačio pridėti, kad draugijos nariai, kurie yra Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžio draugijos nariai, gauna 45% nuolaidą PSA tyrimams. Tai mes bendraujam su privačia laboratorija medicinos technika ir ten turim sutartį ir visi nariai gauna mediciną praktiką jo. Ir ten mes suteikia mums pacientams tokią galimybę. Taip kad metus laiko išduodame tokią kortelę ir tą kortelę visuose miestuose didžiuosiuose yra medicina praktika laboratorijos ir Klaipėdoje yra ir Kaune. Tai jūs galite drąsiai to naudotis, taip kad čia kaip prie to pridedu. Bet aš norėjau dar pakreipti biškutį kitą linkmę mūsų diskusiją, kadangi čia dauguma yra vyrai, aišku yra ir moterų, bet labai aktuali tema yra vis dėlto, kaip minėjau, gerbiami gydytojai, po radikalios prostatektomijos atsiradusi problema, tai erekcijos sutrikimai. Kaip žinote, vakarų šalyse, tokia Vokietijoje, Olandijoje, yra padaryti 2 žingsniai. Tai yra erotinių prekių parduotuvės ir erotinių paslaugų centrai. Pas mus žingsnis vienas yra žengtas, mes turime Lietuvoje erotinių priemonių tam, kad būtų galima, kaip minėjo gerbiamas daktaras gydytojas Albertas, kad harmonija turi būti šeimoje, susitarimas, bendravimas, taigi atviri pokalbiai. Ir tada abiem žinant, kokią priemonę mes naudojame,
galima surasti tą harmonijos koeficientą namuose. Na, tai aš gal paklausiu abiejų gydytojų, reiškia, ar yra Lietuvoje jau diskutuojama, gal jau Seimas planuoja priimti tokį įstatymą, kad atidaryti Lietuvoje, kaip aš minėjau, antrą punktą, kuris irgi neštų mokesčius, mokėtų valstybei ir tada vyras turėtų galimybę saugiai, tvarkingai, aš kalbu ir apie vedusius vyrus, bet gali moteris sutikti, bet yra vienišų vyrų labai daug. Ką jiem daryti tada? Jeigu gydytojai rekomenduoja po radikalios prostatektomijos, sakykime, kartą į savaitę arba 2 kartus į savaitę turėti lytinį aktą. Tai va toje vietoje va, yra klausimas, kuo mes skiriamės nuo kitų Europos šalių. Aš esu susidūręs su, gerai, vyrai, kuriems šiek tiek, mažiau norisi lytinio aktyvumo, rečiau turi lytinius santykius, bet turi įprastinius, abiem pusėm tinkamus lytinius santykius, bet ateina paklausti, tai aš dabar čia mažiau noriu, mažiau turiu tų santykių, tai čia gal su manim kažkas negerai. Gal čia aš anksčiau dažniau norėjau, dabar mažiau noriu. Bet tai klausimas yra, ar pačiam vyrui to užtenka, ar jam yra gerai tai būtų. Tai būna, tai mes irgi gal 20 bėgiojom ten 50 km, o gal arba ten, nežinau, visą naktį galėjom ten baliavoti, o jau kažkaip po to nebe ir kažkaip ir mažiau baliavojom ir mažiau reikia. Tai čia yra iš tikrųjų, manau, kad iš to kampo reikėtų pradėti. Tai ko reikia? Kitas dalykas, vėlgi su kita partnerė vyrui yra 2 aspektai. Šiaip tai turėti lytinių santykių su nauja partnerė atsiranda tokia ta vadinami performance anxiety, tai reiškia to santykio metu atsirandantis nerimas. Tai turint problemą, jeigu tai yra lytinė problema, tas dar paryškėja. Tai visada yra geriau, kai yra pastoviam santykyje, tas iš tikrųjų yra lengviau sprendžiama ir per tam tikrą laiką iš tikrųjų yra paprasčiau tai išspręsti. Be abejo, jeigu yra lytinis potraukis, yra noras, tai tų sprendimų yra įvairių. Ir partnerių yra įvairių, ir su atvirumu, ir parodant savo intencijas ir norus, pasidalinant, manau, kad galima surasti įvairiausių tų būdų. Dėl už mūsų valstybę aš tai nežinau, neatsakau, čia yra labai toksai, matyt, taip, toks pakankamai jautrus klausimas ir kai visuomenė nuspręs, matyt, taip ir atsiras įvairūs dalykai. Tai čia yra įvairios visuomenės, įvairūs sprendimai, matyt. Taip, aš turiu klausimą gerbiamams gydytojams apie vieną vaistą. Ar jūs galite atsakyti, nes tai, kiek žinau, yra susijęs su prostatos vėžio gydymo. Vaistas vadinasi rusvasis frankincensas iš Omano arba trumpai ladanas. Aš kaip sakau, kai manęs klausia apie visą netradicinę mediciną, tai yra ta, ką gydytojų nemoka universitetos ir visa kita, tikrai įrodymų, kad jis padeda ar nepadeda, ar kenkia, tikrai mes neturim ir nežinom. Tai jeigu jūs norit, jūs galite eksperimentuoti, bet neužmirškit tos visos tradicinės medicinos. Tai atsakymas toks. Atsakymas, kad tai nėra vaistas, tai yra maisto papildas. Ir maisto papildai, turbūt ką svarbu žinoti, niekas netikrina, kas yra kapsulės viduje. Tai, kad ten parašyta, kad yra šitas augalinis preparatas, nereiškia, kad ten būtent jisai yra. Tada neaišku, ar yra tokia dozė, kokia ten yra. Ir trečias, nėra atliktų mokslinių tyrimų, kurie įrodytų, ar jisai veiksmingas. Ir trečias, ar jisai nekenkia. Nes dalis žmonių galvoja, kad žoliniai preparatai gali tik padėti, tačiau kad neigiamo poveikio nepadarys. Tuo tarpu yra jau žinomi moksliniai tyrimai padaryti, kad tam tikri žoliniai preparatai blokuoja gydymą arba sukelia papildomą šalutinį poveikį, kenkia kepenims.
Tai vat toj vietoj, kaip gydytojas sako, jūs eksperimentuokit savo riziką, bet būtinai pasisakykit gydytojai, tada ką jūs vartojat, nes turim atveju dalis gydytojų būdi priėmimo centruose ir sako, atveža į priėmimą geltonas žmogus. Sakom, ką vartoji? Nieko. Nu negali būti. Ką vartojat? Gal tą. Nu jo, ugniažolę geriu. O kokiais kiekiais? Suprantat, tai vat mes tokie esam, dažnai nepagalvojam, kad žoliniai preparatai, jie irgi yra vaistas, o vat kaip ir prieš tai gydytojas Kinčius užsiminė, mes turim moksliniais tyrimais patvirtintus medikamentinius preparatus, kuriuos galima vartoti po 1, po 2, po 3, po 4 vienu metu, tada jau vartoti iš vis preparatai iš kosmoso serijos, mažas atomas ar neįleidžiamas į organizmą, kuris daro. Tai ir čia jau yra praėję 1, 2, 4 fazės klinikinius tyrimus, kad jie patektų į rinką. Tai čia turbūt toj žinojimo, užtat mes čia ir esam, ar ne, kad padidintumėm tą žinojimą, nes bendras sveikatos raštingumo lygis pas mus nėra didelis. Mes dauguma biologiją mokėmės 9 klasėje mokykloje, kai nelabai dar įdomu buvo ta biologija. Turim dar vieną klausimą, matau su mikrofonu žmogus. Taip, norėjau paklausti, man nebuvo operacija daryta, man buvo ta išorinė radiologija daryta. Bet, nežinau, po to lyg tai labai sumažėjo tas lytinis potraukis, libido sumažėjo ir visos galimybės labai. Įvaistai kartais padeda, kartais ne. Daktaras sakė, kad čia nuo tos radiologijos. Ar čia taip gali būti, ir čia atsistatys, neatsistatys, ką daryti, kad atsistatytų ir panašiai. Taip, tai galbūt libido mažiau veikia radiologija, neturėtų taip tiesiogiai veikti, veikia taip pat panašiai kaip chirurgija, kad įtakoja kraujotaką, įtakoja neurovaskulinius, tos nervinius pluoštus, kurie, tai kaip elektra, kurie ateina. Tai, ir kitas dalykas, vyrams su amžium, kaip ten bebūtų, mums po truputį blogėja. Kokiam etape gyvenimo tai nutinka ir kaip stipriai, vėlgi, tai yra ir kartais ir kraujagyslių problema, ir aterosklerozė, ir galbūt, kitos ten cholesterolio dalykai, tai į juos atkreipdėmėsi, fizinis aktyvumas ir panašiai. Jeigu tie vaistai jau, nepakankami yra, tai tada vėlgi atsižvelgti jų dozavimą galbūt reikėtų. O trečias, tai tada jau pereinama prie tų tokių, kuriem nebereikia, kaip sakau, elektros. Tai nereikia lytinio sujaudinimo, nereikia nervinių pluoštų, kurie jau tada tiesiogiai sukelta erekcija. Tai tas irgi, bet labai svarbu vėlgi, kaip komanda, kaip sprendžiamas tas lytinis santykis, kaip seksualinis santykis sprendžiamas, tai jis gali būti sprendžiamas įvairiai. O ar reikia, tai jau pats žmogus turi savo atsakyti, kiek to reikia ir kodėl to reikia. Tai jeigu pora yra tvirta vienaip ar kitaip, tai kartais net ir erekcija nėra pagrindinis tos poros išsireiškimo būdas ir bendravimo būdas. Tai čia labai yra, dėl to yra šiaip ir porų terapija, porų konsultavimas. Pas mus gaila, kad tai nėra šiaip visiškai prieinama, tai nėra nemokamos tokios, iš viso nėra tokios, įkainio tokio nėra. Tik dalis psichoterapeutų ir iš esmės psichoterapeutų dirbančių seksualiniai srity konsultuoja poras, nes tai yra irgi tam tikras gebėjimas. Ir tai yra tik tai privati, kaip sakant, sritis, kur galima kreiptis ir galbūt toks, jeigu atsiranda poroj problema, tada geriau taip spręsti klausimą, neizoliuotai erekcijos problemą. Bet ją galima spręsti ir galų gale yra implantai. Irgi yra pas mus mažai madingi, vadinkim. Italijoje vyras tiesiogiai eina į operaciją ir yra būdas iš karto dedasi implantą. Yra ir net ir tokie klinikiniai tyrimai padaryti būtent Italijoje, kad vienu metu atliekama ir ta operacija. Aš kaip tik norėjau, papildyti gerbiamą Albertą, kadangi mums kartu tenka būti parodose tarptautinėse ir mes ten matom, kiek yra eksponuojama įvairiausių implantų. Ir tai yra pasirinkimas didžiulis. Pas mus Lietuvoje dar nėra šitas kažkaip tai išpopuliarėjęs.
Aišku, nėra ir kompensacijos, bet šitie implantai tikrai yra populiarūs. Aš galiu paminėti ir vieną pavardę žymaus žmogaus, kuris buvo įsidėjęs implantą, reiškia, Italijoje. Ir jisai sėkmingai jo naudojasi, reiškia, visą laiką. Nu, dabar jo nėra, jisai jau išėjęs Anapilin, bet buvęs Italijos premjeras. Tai vietoj čia paslapčių jokių nėra. Mes į tai labai dar laikomės tą, kad kas žemiau jos mens yra tabu. Mes jau pradedam vakarėti. Jau kažkiek aš jaučiu pats ir jau jūs suprantat, kad mes jau pradedam kalbėti, kad jeigu yra storosios žarnos problemos, tai jau galim šnekėti lyginant su ausies problema, ar ne? Tai va tie dalykai čia irgi surišti su lytiniais klausimais taip pat. Ir va ta erekcija, tas libido ir tiek yra priemonių, tiek yra visokiausių galimybių, kurių mes dar neišnaudojam. Tai vat, jūs žinokit, kad Lietuva irgi žengia tuo pačiu keliu ir aš girdžiu daug labai atsiliepimų iš pacientų ir jie jau supranta, ypatingai jaunesnė karta, 40, 45, 50 metų. O čia matau yra įvairaus amžiaus žmonių. Dar mes biškai taip sovietiškai mastom, bet žinokit, kad viskas eina labai į priekį ir labai stipriai ir pažangiai. Jo, aš irgi paantrinsiu dėl tų protezų. Tai žiūrėkit, ta grožio kultūra, jinais žiauriais tempais veržiasi į mūsų visuomenę. Nežinau, moteris tai tikrai labai tas toksai bumas yra, implantai ir visa kita. Tai krūties implantų įsidėjimas, jis ne ką pigesnis negu varpos protezo įsidėjimas. Ir sakau, krūtis susideda dėl grožio, o čia įsidėdi dėl funkcijos, dėl santykių, dėl visa kita. Tai kaip sakau, reikia kartais think out of a box. Ir šitą opciją tikrai neatmesti ir ją svarstyti. Aš būtent su krūties implantais ir norėjau palyginti, nes turbūt, kai sėdi vyriškoje kompanijoje, atrodo, kad intimumo klausimas yra aktualu gal tik prie šios diagnozės, tačiau labai intimumo klausimas yra aktualu moterim po ginekologinės srities operacijų, jų turim labai daug ir ne tik operacijų, bet ir spindulinio gydymo. Ir iššūkiai yra ne ką mažesni ir dažnai jie galėtų būti sprendžiami poroje, tačiau ir moteris nelinkę poroje to spręsti ir turim čia tokią labai neatlieptą poreikį. Tai vienas iš Pola prioritetų yra apie tai kalbėti, apie intimę sveikatą, nes tai yra ir emocinės sveikatos dalis ir labai dažnai tai nėra apie fizinį aktą. Tai yra apie buvimą kartu ir tą tokį, tiesiog intimumą. Intimumas yra platesnė savoka. Taip, tam reikalingos ir funkciniai dalykai, apie juos sudėtinga kalbėti tiek vyram, tiek moterim ir rasti specialistų, kurie gebėtų patarti. Tačiau yra masė priemonių, kurie padeda spręsti funkcinius dalykus, tačiau mes apie juos nežinom. Pradedant tepalais ir panašiais dalykais. Tai apie tai irgi reikia kalbėti, jie šiuo metu nėra kompensuojami, bet ir kalbant apie kompensavimo, krūtų implantai kompensuojami 2 metai. Apie tai reikėjo kalbėti, krūties moterų asociacijų yra labai daug. Ir vis tiek susivienijus pavyko per 8 metus gal rezultatą pasiekti. Tai čia turbūt irgi tikiu bus rezultatas, užims laiko, bet reikia kalbėti. Vyrams sunkiau apie tai kalbėti. Kažkaip tai aš, nežinau, ar moterim lengviau, bet kažkaip tai vyrams apie erekcijos neturėjimą yra sunkiau kalbėti. Gal todėl, kad ir juokeliai nuo mokyklos suolo visi apie tai iš tikrųjų, yra. Aišku, ir yra tyrimai, kad iš tikrųjų vyrai, mes tą erekcijos turėjimą su vyriškumu tiesiogiai susijęm. Kadangi aš irgi konsultuoju ir vaisingumo klausimais, tai tenais irgi yra tam tikra dalis. Nevaisingumo diagnozė vyrui irgi su vyriškumu labai susiję. Tai moterim gal tai dar labiau iš tikrųjų, bet vyrui ne ką mažiau ir tai gali irgi turėti tam tikrų galų gale pasiekmių. Tai viskasgi galvoj prasideda. Taip. Seksualiausias moters organas smegenys. Taip. Ir jeigu dar kalbant konkrečiau apie pinigus, sakykime, dar nebuvo paminėta. Tai taip, implantas pats paprasčiausias, tikriausiai pritars man, yra virš 1000 eurų. Pats paprasčiausias. Bet paskui kaina eina jau 2000, 3000, ten jeigu dar turi su tam tikro varikliuko įmontavimu ir panašiai, bet elementariausias kainuoja virš 1000 eurų. Tai žinot, tokie pinigai, kurie, kaip sakant, yra, kaip ir buvo paminėta, gerbiamo Marijos, kad, reiškia, moteris dedasi implantus. Implantai vidutiniškai 800 eurų. Kaip norma. O vyrams, reiškia, mes dar esam tokie kažkokie kitoje dėžėje lyg ten būtumėm. Mes irgi tokie patys esame. Iš tikrųjų labai sunkiai skinasi kelią. Mes draugija
Raivaras dalyvavo spaudos konferencijoje dėl sėklidžių vėžio. Mes Lietuvoje turim 40-50 atvejų per metus naujų ir visi vyrai, kam nustatytas sėklidžių vėžys, atsisveikina su sėklide. Ir protezas kainuoja 400 eurų. Ir niekaip neišmuša mes iš valstybinės ligonių kasos, iš ministerijos pritarimo, kad vyrams būtų tie protezai kompensuojami. Tai, juokingas skaičius pinigų yra 400 eurų kart 40, tai čia yra 16 000 eurų ir neprisimušam. Tai apie varpos protezų kompensavimą aš nežinau, kada mes daisim. Bet mes jau pradėjom rašyti tokius prašymus į ministeriją. Gal, žinot, kažkaip tai šitos klausimus ir ministerija, žiūrite biški, nesąžininkai, sakyčiau, deda į antrą planą, čia nėra būtinybė. Bet čia turbūt yra toj vietoje ir lygybės klausimas, lygių galimybių, nes ES dabar kalbėdama apie vėžio gydymą labai pabrėžia tą tokią lygias galimybės visiems. Tai jeigu mes kalbam ar ne, kad moterimi mes estetinis emocinis aspektas gijimui ir gyvenimo kokybė yra labai svarbus, tai lygiai taip pat ir vyrui. Tai čia per tą tokią sąveiką, bet viskas tik per kalbėjimą, per pavyzdžius, per kitų šalių. Užtat turbūt ta advokacijos veikla, ką darom, organizacijos, jau nepaskiri gydytojai ir pacientai ir gyvos istorijos, ko mes laiks nuo laiko prašom. Gal galit pakalbėti žurnalistam, ar ne, tai tas irgi yra labai svarbu. Bet judam toliau, aš žiūriu, laikas tirpsta 5:30. Turim klausimų jau ant lapelių nemažai, aš čia jau ir apdalinau, tada gal prašysim gydytojo apie šlapimo nelaikymą. Taip, gal apibendrinkit ar ne truputį? Klausimas skamba, kodėl tiek nedaug chirurginių operacijų atliekama esant šlapimo nelaikymui. Iš tikrųjų, sakyčiau, kad atitinkame pasaulinį standartą ir atliekame tiek operacijų, kaip maždaug vidurkis yra pasaulyje atliekama. Ką tik turėjom kolegas iš Rumunijos atvykusius, tai ten valstybė visiškai nekompensuoja šlapimo nelaikymo chirurgijos vyrams ir vyrams tenka įsigyti, tai buvo pas mumis irgi prieš 5 metus ir smagu, kad dabar jau galim pasiūlyti kompensaciją. Taip, tiesa, kad ne visiems, kurie nelaiko šlapimo, mes galim pasiūlyti chirurginį gydymą. Aš minėjau, kad yra tam tikri apribojimai. Tai vienas dalykas, jeigu liga progresuoja ir, pavyzdžiui, pacientas po operacijos, jeigu liga progresuoja ir yra nelaikymas, mes dar galvodami, kad bus skiriamas dar spindulinis gydymas, mes neskubėme su šlapimo nelaikymo chirurgija, nes spindulinis gydymas gali vėlgi įtakoti šitą funkciją ir pakeisti situaciją, kuri paskui su sfinkteriu implantuotu gali būti pereiti iš nelaikymo į visišką susilaikymą ir tuomet jau bus kita situacija. Todėl turim stabilizuoti, išgydyti ligą, tada spręsti dėl nelaikymo gydymo. Kitas dalykas, vėlgi įvertinam, ar šlapimo takai yra tinkami dirbtinio sfinkterio implantavimui. Visiems prieš operaciją yra atliekama cistoskopija, apžiūrimas šlaplės kanalas, įvertinama, ar sfinkteriui yra tinkama morfologija. Todėl galiu pasakyti, kad turbūt gal tik pusė pacientų, kurie nelaiko šlapimo, galiausiai implantuojame dirbtinį šlaplės sfinkterį. Kitus turime paruošti, atlikti optinę uretrotomiją, atlikti šlapimo takų dilataciją, išgydyti infekcijas ir po tam tikro laiko, po tam tikrų darbų galim paruošti pacientą jau šlapimo nelaikymo operacijai. Ir čia panašiai skamba antras klausimas, kad pacientas po prostatos pašalinimo, paskui padidėjus PSA buvo taikytas spindulinis gydymas, paskui po spindulinio gydymo susiformavo šlaplės struktūra, ji buvo praplatinta, atlikta optinė uretrotomija net 2 kartus ir dabar dėja nelaiko šlapimo pacientas. Praėjo jau 14 mėnesių. Manau, kad yra tinkamas laikas atlikti tyrimus, pasižiūrėti, kokia dabar yra šlaplės kokybė, ar neatsinaujino ta šlaplės struktūra viduj ir, kaip ir minėjau, niekada nėra tokio termino, kad jau nebegalima būtų įdėti dirbtinio sfinkterio, jeigu situacija yra stabili ir šlapimo takai yra tinkami, tikrai galėsim pasiūlyti šitam pacientui ir chirurginį gydymą. Jeigu aš, sakykime, šiandien pakliūnu į jūsų tą srautą, taip. Kiek praeina laiko iki operacijos vidutiniškai?
Taip, šiandien pakonsultavus pacientą operaciją užrašyčiau vasario mėnesiui. Taip, bet aišku, dar reikalingas papildomas ištyrimas, cistoskopija, patekimas. Deja, tokia realybė. Bet planinės operacijos laukti apie 2 mėnesius tai labai išties yra nedaug. Tai yra pakankamai trumpas laiko tarpas. Svarbu, tas kelias pasimti šeimos gydytojo siuntimą, registruotis ar ne, tada vis tiek praeis laiko, kol pateksit pirmam vizitui. Tada tam tarpe reikės atlikti kažkiek tyrimų ir tada jau operacija. Bet tas reikia suprasti, kad 2 mėnesiai gyvenimo kokybės operacijai tai nėra nepatogu, bet tai nėra tragedija, nes gydytojui urologui pirmenybė visą laiką bus operuoti atvejį. Na, iš esmės santaros klinikose, kadangi atstovauju iš esmės chirurginę grupę, tai pas visus patekimas yra užtrunkantis, nes prioritetas yra žalieji koridoriai. Iš esmės, jeigu kreipiasi dėl onkologinės bėdos, tai pas visus patektų per savaitę, per 10 dienų. Jo, ir iš ties tas prioritetas ir tas yra normalu. Kai yra liga tik nustatyta, svarbiausia, jeigu galima išpjauti kuo greičiau. Tada... Vėlgi, aš galiu įsiterpsiu dėl to, kuo greičiau. Tai aš prisimenu COVID laikus, tai buvo Europos urologų draugijos rekomendacijos, kaip reikia skubėti ar neskubėti. Tai su mažos ir mažos vidutinės rizikos liga, tai buvo leista laukti iki metų ir manoma, kad tai nepablogins ligos išeities. Tai visada kviečiu pasikonsultuoti ir tas stresas iš tikrųjų, kad aš tikiu, kad daktaras išaiškina, kad ta liga nėra kaip galbūt sėklidės vėžys, kuris taip greitai progresuoja jaunam žmogui, kur gali tiesiog mėnuo nulemti jo gyvenimą arba mirtį. Prostatos vėžys tikrai nėra ta liga ir geriau pasiruošus kartais net ir geriau išsprendžiama ta problema. Ir tas palaukimas ten 3-4, net ir kartais 5 mėnesius, žiūrint kokia ta liga, net ir galbūt tikrai nieko nepakeis. Tai galbūt atsiras dar ir naujas gydymo metodas. Tai aš dėl to labai palaikau tuos atvejus, kai vis plečiam stebėjimo. Kaip daktaras Kinčius minėjo, tai aš turėjau pacientų, kurius mes dar operavom atvirai, po to atsirado laparoskopija, kai kurie sulaukė laparoskopijos, mes pradėjom operuoti laparoskopiškai, pagaliau atsirado robotas per kančias ir jau buvo išoperuoti robotų, jau įgyjom patirties ir dar gal kažkas tai bus. Tai iš esmės tas laukimas, jeigu tikrai ta liga tokia, kurią reikės gydyti, tai manau, kad spėjam išoperuoti. Tai spėjam suteikti net galbūt geresnį gydymą vėliau. Tai ačiū labai už komentarą. Iš ties tai mes turim tokią Facebook'e uždarą grupę Gyvenimas sergant prostatos vėžiu ir ten dažnai ką tik ar neprisijungia žmonės su įtarimu ar su šviežia diagnoze ir tikrai matom, tas stebėjimas pakelia nerimo lygį iki aukštumų, nes atrodo, tai aš čia dar ir gydymo nenusipelniau, tai ko stebės ar ne? Tai to labai... Tai su stebėjimu tai yra taip, statistika kokia... Taip. Sakykime, 100 žmonių paskiriamas aktyvus stebėjimas, nustačius ligą. Tai kaip jiems baigėsi ta kelionė su liga, ar ne? 30% trečdalių niekad neprireikia gydymo, trečdalių reikia gydyti dėl to, kad liga progresuoja, auga PSA, pasikeičia naviko ląstelių piktybiškumas kartotinų biopsijų metu, o trečdalis vyrų vis dėlto nesutvarko savo emocinę būklę, jiems nereikia gydymo, bet jie patys pasiprašo gydymo. Tai ta prasme, tai nėra labai paprasta, ta kelionė ir iš tikrųjų, ką noriu atkreipdėmėsi, apie metus laiko Lietuvoje yra galimybė visiems pacientams, nesvarbu kokia onkologinė liga, turėti psichologų konsultacijas. Toj savo kelionėje, ligos valdymo, ne? 5-6 konsultacijos jos yra valstybės apmokamos. Tai, žinokit, vyrams siūlant, labai retai, kuris sako, ką jis man padės. Šiandien analogiška situacija. Atėjo šeima, dukra, žmona, vyras, nustatyta liga,
sakė, aš jau esu buvęs pas psichologą, nieko jis man nepasakė, sakė, tvarkykis su nervais. Nu, va tai, va, tu jam pasiūlai, o jisai net nenori priimti to. Tai va, mes vyrai kartais, nu, tą savo, kaip pasakyti, jeigu turim biškį nuleisti ir tą pagalbą iš išorės, iš šono tikrai priimti. Ir toj viso onkologiniai kelioniai tikrai yra situacijų, kai mums reikia pagalbos. Mes paprasčiausiai, gal medikai mes žinom, kokios yra tos onkologinės ligos priėmimo, susitaikymo, neigimo, visos tos fazės, bet dauguma visuomenės narių to nežino. Ir bent jau žinojimas, kad tai yra norma, ką tu pajauti, kaip tu išgyveni, kad tu čia galbūt galvą sienoje daužai, kad tai yra normalu. Ir kad toj vietoj tau reikia pagalbos ir galbūt pagalbos ne tik tai, kad žodžiu, bet galbūt reikia ir stipresnės pagalbos pas onko psichiatrą nueiti, vaistais tą situaciją iškesti. Tai tikrai neužsidaryti savį ir apie tai kalbėti su artimais ir galbūt jeigu neturit su ko kalbėti, tai psichologas yra ta vieta, kur jūs galite tą emociją išlieti. Ir labai svarbu pradėsiant tą mintį. Ne, o psichologai, šitie onkopsichologai, jie dažniausiai yra onko klasterio įstaigos. Dabar Lietuvoje yra 5, tai yra Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Kaunas ir Vilnius. Nacionalinis vėžio centras šiuo metu, nacionalinis vėžio centras reiktų kreiptis, yra psichologai, gali nukreipti tiek Santaros klinikos. Ir Santaros klinikos, kaip ir kartu, bet dar be atskiros registratūros. Taip, bet realiai atskiros registratūros, bet aš nežinau, yra atskiri psichologai. Pas mus yra 4 atskiri psichologai atskiri. Ir langų tikrai yra ir tikrai sako, kad mes turim vietų, bet atsiųskit. Tai, tikrai pasiūlom ir aš tikrai norėčiau, ir kad artimieji gali konsultuotis, nebūtinai gali konsultuotis tik sergantis, gali ir šeimos nariai. Norėjau paminėti, kadangi dar esu Santaros klinikų pacientų tarybos pirmininkas šiuo metu, tai daug pacientų gaunu nusiskundimų ne tik tai urologijos klausimais, bet įvairiausių. Tai iš esmės labai svarbu ir kad pas mus Lietuvoje buvo pamiršta psichologų pagalba. Kažkuria tai prasme mes buvom atsilikę pakankamai toli nuo Europos šalių. Tai bet dabar aktyviai tas vystoma ir steigiami nauji etatai, atsiranda daugiau punktų, kur galima gauti konsultacijas. Ir dar ką noriu pastebėti, labai aktualuoti gydytojai iš vyresnės kartos, jie pateikdavo pacientui diagnozę labai negatyviai psichologiškai. Tai žmogus, kuris gauna šitą pranešimą, kad tu susirgai vėžiu, tai vėlgi labai priklauso, kaip tu žmogui tai pasakysi. Nes jeigu tas vyras dar jaunas pakankamai ir išgirsta tą diagnozę iš gydytojo, jisai pasimeta. Ir gerai, jeigu jis dar turi šeimą, kuri grįžęs namo, jisai pirmąjį kur važiuoja į šeimą. Jeigu dar šeima jį palaiko, jeigu ten gal dukra gydytoja, gal kaimynė, gal dar kas nors giminė yra, jie kažkaip tai nuramina žmogų, bet ką daryti tam, kuris yra vienišas, už tai buvo ir kalbėta apie savižudybės. Tai toj vietoje labai yra svarbu psichologinė pagalba nuo pat pradžios šito susirgimo kelionės. Gal reiktų paminėti, kad irgi, kai mes gydom radikaliai, tai reiškia, kad norim pilnai išgydyti ligą, jinai yra dar lokaliai vietoje toj pačioj prostatoje, tai, šiaip siūlomas toks gydymas tiems, kuriems dar yra, skirta dar 10 metų ir daugiau. Tai tą sužinojus, kad tą dinamiką pajausti, tai kad tai yra 10-mečio klausimą mes sprendžiam. Ir kad nieko nedarant, matyt, su ta liga neretas nugyvens tuos 10 metų. Tai kai tą suvokia žmogus, aišku, kaip ten nugyvens, kad ten galiausiai gali ta liga išplisti ir visa kita, tai dėl to mes tai darom. Tai kai tą suvokia žmogus, man atrodo, kai tą iškomunikuoji, kad mes turim laiko dabar ramiai susitvarkyti tai, ką mes planuojam po 10-mečio. Tai tada galbūt atsiranda kitokia perspektyva. Tai tą labai reikėtų iškomunikuoti, kad taip, reikia gydyti, bet mes į tai ateinam ramiai ir tai yra ne pasaulio pabaiga. Tai ačiū labai už šiuos aspektus, labai noriu pasidžiaugti mūsų čia atėjusiai žmonėm, nes jie išdrįso ateiti, ar ne? Nes tai jau vien tas yra, kad žmonės stiprus išdrįsta ateiti. Matau, turim klausimą gale, ar ne? Tai kada būtent sergančiųjų vėžių, prostatos vėžių pacientai sulauks šito gydymo? Tai tie tokie, kaip pasakyti, atvejai, pavieniai atvejai gydymo, kai žmonės patys nusipirko, tikrai jie buvo. Tai tikrai Kauno klinikos tiek mūsų įstaiga yra pasiruošę tai terapijai.
Šitas vaistas yra rezerviniam sąraše, aš nežinau, gal 4 ar 5 mėnesiai. Jo pusmetis ir keletą buvo VLK susirinkimų, kur buvo vis atidedama ir jie neįtraukiami. Artimiausiom savaitėm vėl bus susirinkimai ir tikėtina, kad galbūt jį ištrauks iš rezervinio sąrašo ir jis jau bus kompensuojamų vaistų sąraše. Tikimės, laukiam. Va čia dabar yra šiuolaikinio gydymo galimybės, jos yra labai didelės, tačiau jos kainuoja labai daug ir užtat čia neįmanoma. Be valstybės finansavimo retas žmogus gali įpirkti, yra žmonių, tačiau retas. Judam toliau. Ačiū, noriu sugrįžti prie PSA rodiklio. Asmeninė patirtis po prostato šalinimo po metų pradėjo kilti, trigubintis. Ten iš pradžių buvo 0,00, paskui kas mėnesį dariau tyrimą, pirmus metus trigubai, aišku, kreipiausi, sako, kur jūs anksčiau buvot? Nu kaip, sakau, pusmetis te praėjo. Žodžiu, atliko tyrimus, spindulinį gydymą, kokį virš 30 seansų, viskas gerai, vėl prostatos PSA rodiklis 0,00 ir jis dabar vėl pradėjo ne trigubintis, bet augti. Ten 0,013, 0,026, 0,0 dabar 0,04. Kreipiausi į onkologijos centrą pasikonsultuoti, kad vėl nebūčiau, kur anksčiau buvau. Tai specialistas sako, tai ko čia atėjai, kai bus 0,2 ateik, sakau, tai gal bus vėlų? Ne, bus visokių gydymo, vaistų, žodžiu, tai ar tikrai čia taip ar netikrai? Aš galiu sakyti, tikrai galima ramiai laukti, neskubėti, nes gydymas jūsų šiuo atveju, jeigu ir toliau augs PSA, bus hormonoterapijos skirimas, nes jeigu radiologiniais tyrimais nerasta bus išplitimo, ar atsinaujinimo ligos, limfmazgiuose, kauluose, bus hormonoterapija. O hormonoterapijos ankstyvas skirimas, moksliniais tyrimais nėra įrodyta, kad jis prailgina bendrą išgyvenumą. Tai ta prasme, tie vaistai, hormonoterapija, jinai veiksminga yra 2, 3, 4 metus, paskui įsivysto ligos atsparumas. Tai tos vaistus reikia palikti tada, kada jų reikia. Tikrai skubėti nėra ko. Panašus klausimas čia yra irgi apie PSA augimą. Jei po operacijos PSA 0,2 ar galimas tik spindulinis gydymas, tai iš principo, jeigu mes šnekam apie antrą radikalų gydymą, po operacijos kito varianto nėra, tik spindulinė terapija. Po chemoterapijos PSA dėl išplitusios 4 stadijos prostatos vėžio yra 0,029. Tai tikrai yra geras rezultatas, jeigu yra mažiau negu 0,2, tai rodo, kad tikrai gydymas yra efektyvus ir šiam momentui kažkokio papildomo gydymo greičiausiai gaunat hormonoterapiją daryti nereikia. Taip, radiologinius tyrimus net ir esant normaliam, stabiliam PSA rodikliui reiktų tam tikrais intervalais daryti. Kas pusmetį, plius minus, kas pusmetį tikrai daryti. Moksliniuose, klinikinėse studijose jie atliekami kas 3 mėnesius, bet tikrai tos radiologinių tyrimų, tai yra apšvita, tikrai taip dažnai daryti nereikia, bet bent kas pusmetį tikriausiai pasidaryti reikėtų. Kada galima šaldymo galimybė? Šiai dienai šaldymo prostatos gydymas šalčiu yra kompensuojamas valstybei tik tai atkryčiui po spindulinės terapijos. Ir jeigu liga atsinaujina po spindulinės terapijos, nustatoma histologiškai atsinaujinusi liga, galima taikyti gydymą šalčiu, krioterapiją. O jis efektyvesnis, kodėl va čia jisai toks? Iš esmės, jeigu, pavyzdžiui, po operacijos, tai mes dar galim taikyti spindulinį gydymą. Po spindulinio gydymo, tik tai išskirtiniai chirurgai imasi šito gydymo ir iš tikrųjų jo rezultatai šlapimo nelaikymo klausimų yra labai, tokie liūdni, nes iš esmės beveik pusė pacientų po tokio gydymo šalinant prostatą po spindulių, gana reikšmingai nelaiko šlapimo. Aš matyt, neleis man suklysti daktaras Grybas. Krioterapija vienas yra iš būdų, yra dar kito, HIFU terapija, yra dar tokių metodų, kurių galbūt mes ir neturim alternatyvių. Išskirtinais atvejais galima antrą spindulinę terapiją taikyti, bet tikrai yra didėja rizika spindulinių komplikacijų ir tokių baisių, kurios baigėsi tiesiosios žarnos šlapimo pūslės fistulė, kai žmogus šlapinasi su išmatų priemaiša ar tuštinasi su šlapimu. Tai tikrai ta antras radikalus spindulinis gydymas po spindulinio gydymo ne opcija.
Ir Lietuvoje mes šiuo atveju didžioji dalis vyrų keliauja iš gydymo šalčių. Labai mažas procentas yra operuojami. Labai, aš net nežinau, aš savo karjerą vienetiniai atvejai. Ir manau, kad tai matyt nėra Geroji geriausias praktika. būdas. Jeigu yra labai jaunas pacientas, labai agresyvi liga, kartais būna neturinti savo, na, sakykime, norą vienokį ar kitokį, tai galbūt tai galima žiūrėti, bet matyt tikrai neįprastinis būdas. Klausimas būtų taip, kaip jūs žiūrite į MCELAS procedūras, tai yra stiprinant dubens raumenis, dažnumą srovėm. Taip, čia yra klausimas apie elektromagnetinės kėdės terapiją, čia yra naujovė atsiradusi Lietuvoje, tai yra fizioterapinės, konservatyvus gydymas, šlapimo nelaikymo skirtas, kad tarpvietės raumenims stiprinti. Reikia pacientui vaikščioti procedūroms, tiesiog ant kėdės atsisėdus jaučiamas yra stimulacijos. Šitas metodas turbūt būtų efektyvus ankstyvam operaciniam laikotarpyje, kada raumenis atsistatinėja, stimuliuoti, bet pavyzdžiui jau po 6 mėnesių ir daugiau praėjus, mažai tikėtina, kad bus ilgalaikis efektas. Čia taip kaip į sporto klubą vaikščioti. Tuo momentu jums gali pasirodyti, kad biški geriau, taip kaip ir raumenis užauginti, sakykime, bicepsus užauginti. Ten 10 kartų nueiti į sporto klubą neužteks, kad raumenis sustiprėtų. Čia praktiškai reikia nuolatinio gydymo, tokiu atveju jūs galite tikėtis, kad tie raumenys atsistatys. Paprastai deklaruoja, kad ten 10 procedūrų ir pagerės, taip, tuo momentu šiek tiek pagerės, raumenys lygtais bus standesni, bet po mėnesio, po 2 rezultatai bus tie patys, kaip buvo prieš tai. Šią vasarą turėjau spindulinę terapiją, 39 seansus ir dabar sakė, kas 3 metus, kas 3 mėnesius po ampulę, tai čia suprantu hormonoterapija, o reikia čia tokį ilgą laiką tos hormonoterapijos ir ką jinai duoda? Tai labai priklauso nuo ligos, kokia ta liga, kokia stadija ir koks buvo gydymas paskirtas. Tai yra duomenų, kad ilgesnė hormonoterapija kartu su spinduliniu gydymu ir po jo turi geresnius rezultatus. Tai dėl to yra rekomenduojama, bent 2 metai, net nuo 2 iki 3 liktai kartais būna, yra studijų, kad ilgesnė hormonų terapija irgi turi geresnį efektą. Nes tai, didina pilno išgyjimo tikimybę, vadinkim taip. Tai dėl to yra. Aišku, reiktų įvertinti, kokios jūsų kitos bėdos, ar tai ar yra dėl širdies problemų, dėl kaulų retėjimo, dėl jūsų savijautos, dėl depresijos, nuotaikos kartais. Tai kartais dėl to galima irgi, turint omeny gyvenimo kokybę, irgi galbūt spręsti dėl to gydymo trukmės. Bet tai čia jau individualus toksai priėjimas galėtų būti. Gal papildyti, nežinau. Spindulinė terapija efektas yra daug geresnis taikant hormonoterapiją. Ir jeigu yra agresyvesnė liga, trumpalaikė hormonoterapija yra neefektyvi versus lyginant su 24 arba 36 mėnesių hormonoterapija. Ir hormonoterapija, jeigu jūs tokį ilgą laiką vartoja, tai klausimas, ar tikrai reikia ten pakankamai to radat. Aš lai klausiu kolegų, kam jūs skiriate 3 mėnesių dozuotę, jeigu galima 6 mėnesių. Tai paprašykit savo gydytoją, kad jums vaistų skirtų kas 6 mėnesius. Mažiau vizitų, mažiau tūrių. Nes gydymas, sakykime, 4 versus 8 įdūrimai. Yra skirtumas. Jeigu yra keliauti, reikia atvykti. Ir važiuoti, atstumas, jeigu juolab ne Vilniuje gyvenat ar kažkur, tai, sakykime, provincijoje Rokiški, Kupiški, tą patį Vilnių ar Kauną ar Panevėžį važiuoti vis tiek atstumai. Bet yra tokių vaistų, kas pusę metų, ne? Yra? Taip. Kaip kovojama su metastazėmis kauluose? Čia klausimas labai plati tema tikriausiai. Tai yra visų pirma, koks jų kiekis. Jeigu yra labai mažas kiekis, jas galima spinduliuoti. Jeigu jos yra simptominės, yra skiriamas gydymas radioaktyvių radžių. Jeigu kaip baziniam gydymui yra skiriama hormonoterapija, gydymas naujais vaistais, androgenų receptorių inhibitoriais ar net ir chemoterapija, jeigu tos metastazės yra simptominės. Visų pirma, pagrindinis gydymo tikslas yra suvaldyti tą onkologinę ligą, o paskui valdyti ir simptomus.
Tai, toks trumpas, nes čia, labai individualu, nes... Pas gydytoją turbūt, čia tikriausiai taip, nes, pavyzdžiui, jeigu yra 2-3 metastazės kauluose, jas galima gydyti ir sistemiškai, bet papildomai gydymą sistemiškai sustiprinti tam tikrą individualią spinduliuotę į tam tikrus taškus, kurios lokalizuojasi. Tai čia yra atskiros konsultacijos klausimas. Aš čia netgi papildyčiau, nes netgi ir mes čia esam 3 urologai, tai mūsų neužtenka, kad mes atsakytumėm į šitą klausimą. Kiekvienas pacientas yra individualiai aptariamas tarpdisciplininiam aptarime, kuriame dalyvauja ir chemoterapeutai, ir radioterapeutai, ir radiologai. Ir kiekvienas pacientas yra diskutuojamas, nes kiekviena sritis, pavyzdžiui, sakom, galima spinduliuoti, negalima, ar saugu, kokie yra artimi gyvybiškai svarbus organai, kraujagyslės, taip toliau. Čia kiekvienu atveju yra parenkamas gydymas, tai yra ministro įsakymų, tai būtina apdaryti. Ir dar viena galimybė iš tikrųjų yra šiaip tai dideliuose centruose, tai iš esmės svarbus yra klinikiniai tyrimai. Ir kartais gali būti išsigąsti, mes galime klinikinių tyrimų, kad čia su mumis daro eksperimentus. Bet būdamas rezidentu, aš pradėjau urologijos centre, nacionaliniam vėžio centre ir buvo klinikinis tyrimas apie inkstų vėžį. Tai buvo iš tikrųjų minimalios galimybės ir buvo toks vaizdas, kur sakė, kaip gerai čia viskas vyksta. Ir tas vaistas tapo įprastiniu ir vienu tokiu, iš esmės pakeičiančiu požiūrį į inkstų vėžio gydymą. Tai tokių situacijų yra, dėl ko prisiminiau, dėl to, kad ir tos kaulinės metastazės irgi gali būti vienais atvejais, jos nebūtinai mes turime netgi žinių, kad tai padeda gydyti, bet gali būti klinikinis tyrimas, kuris galbūt sako, mes tave įtrauksim pasiūlyti tokį naują gydymą. Ir galbūt tai bus tas variantas, kad galima laimėti tuo atveju. Tai reikėtų susižinoti, išgirsti ir matyti nebūtinai žiūrėti skeptiškai kartais į tuos klinikinius tyrimus, kurie dabar vyksta. Tai iš esmės jie gali galbūt pridėti dar naudos, iš esmės. Prieš 6 metus buvo atliktas spinduliavimas, paskui buvo atliktas brachiterapija ir PSA buvo normalus, dabar jau yra 0,86 PSA ir dabar nežinau, ką toliau daryti. Pas gydytoją kreipiaus, sakė, kol nebus 2, sako, nedarysim radiologinių tą kompiuterinę diagnostiką. Sakau, aš nežinau, ką toliau daryti tokiu atveju. Nes ir kaip iš pat karto šlapumas, dabar kaip šlapinis skauda. Tai jeigu dėl šlapimų sugalaivaras, bet dėl onkologijos, tai jeigu mes šnekam po operacijos, kad tas kritinis lygis yra 0,2, spindulinės terapijos atveju PSA plaukioja, nes prostata yra vietoje ir kartais ten tų gyvų ląstelių išskiriančių prostatos specifinio antigeno yra, tai jūsų atveju atkritis biocheminis, kai PSA kyla. Jūs turėtumėte įsivertinti per savo tą visą 6 metų kelionę, koks buvo pats žemiausias PSA lygis ir pridėti 2 nanogramus mililitrą. Tai jeigu jūs turit 0,86, tai čia tikrai nėra atkritis, yra jūsų liga ramybės būsenoje ir nieko nereikia daryti. Skausmas šlapinantis. Čia greičiausiai eitų kalba apie spindulių sukeltą šlapimo pūslės dirglumą, hiperaktyvę šlapimo pūslę. Neretai padeda medikamentinis gydymas, yra irgi kompensuojami vaistai nuo dirglio šlapimo pūslės, paretina šlapinimąsi, padeda atitolinti tą staigų norą šlapintis, kurie kartais dažnai pacientai po spindulinio gydymo šitą atžymi. Čia individualiai reikėtų papildomų dar pasižiūrėti, pasikalbėti. Iš kitos pusės noriu irgi pasakyti, kad pirmo laipsnio šlapimo nelaikymas, kada yra 1-2 įklotai, dažniausiai tai vertinama kaip socialinis, sakykime, šlapimo nelaikymas, kuris net ir sveikiems vyrams kartais vyresnėme amžiuje gali būti būdingas dėl raumenų, sakykime, atsipalaidavimo ar kaip. Ir apie chirurginį gydymą mes kalbame tik esant 2-3 laipsniui šlapimo nelaikymo, kada yra ženklų socialiai, kenkiantis, jo ribojantis. Kreiptis pas urologą reikia, nes aš dabar 6 metus geriu, kaip tas. Tamsulosiną turbūt. Toks laisvinis, tabletės laisvinis, kad nespazmuotų. Fokusin. Urorek. 6 metai geriu šį. Taip. Šitas vaistas greičiausiai padeda jums palengvina prasišlapinimą
Bet tai čia yra, sakykime, eina kalba apie šlapimo srovės kokybę, o apie sulaikymą, tai čia jau yra kita priežastis. Man sulaikos viskas tvarkoja, bet kaip kol pradedi šlapinti. Jo, galima būtų paieškoti, parinkti, kuris vaistas jums kreiptis galbūt. pas urologą ar kur, ar pas jūs. Dar noriu paklausti, o kiek naktį, pavyzdžiui, po operacijos praėjus 5-10 metų galima, norma šlapintis naktį? Normalus šlapinimas įskaitomas yra 8 kartai per parą ir 1 kartas iš jų per naktį. Individualiai kiekvienam žmogui, aišku, klausime, kaip buvo iki operacijos, ar tai pasikeitė, bet taip, ir klinikiniuose tyrimuose yra taip, toks skaičius, kad 8 kartai per parą dar įtelpa į normą. Aišku, kiekvienam individualiai. Bet matytas naktinis šlapinimas, jis yra labai įvairios priežastys, ta prasme, kad yra tiek ir terapinės, ir širdies lygos, ir tam tikras skysčių vartojimas, ir lydinčios lygos tam tikros, diabetas gali būti ir kitos priežastys. Tai labai reiktų įsivertinti. Ir miego sutrikimai tam tikri, tai ne viską galima tiesiogiai susijęti su prostatos liga. Tai į tą reiktų giliau pasižiūrėti, kiek tai trukdo, kiek tų kartų, kokiam kontekste ir galbūt kaip tą spręsti. Bet tai nebūtinai tiesiogiai susiję, o jeigu po operacijos, tai vėlgi, tai tikrai nebūtinai yra ligos pasekmė. Ir dar galėčiau papildyti iš pacientų atsiliepimų, kad norint pabandyti, kiek kartų jūs galite šlapintis naktį, tai jūs pabandykit save sustoti gerti skysčius, sakykime, 6 val. Vakaro ir tai darykite kokią savaitę. Ir tada pastebėsit, reiškia, jūsų dažnumą, nes dažniausiai visiems vakare sugrįžta žmonės, vartoja skysčius, tai natūralu, kad skysčiai kažkur tai turi būti, nes su amžium tai ir hiperplazija atsiranda, ir šlapimo pūslė pakinta, taip kad toj vietoje vėlgi labai priklauso nuo kiekvieno asmeniškai paciento gyvenimo būdo, ką jis daro. Jisai vakare, žiūrėdamas krepšinį geria alaus, sakykime, 2-3 buteliukus, tai ką tai reiškia? Tai jis, aišku, kelsis naktį. 2 kartus mažiausia. Vienas pacientas sakė, ne, aš vandens nedaug geriau, bet vakare mėgstu litrą pieno. Arba suvalgo 5 obuolius. Bet tarp kitko labai vaisiai duoda daug skysčių, irgi labai gerai pastebėta. Bet labai svarbu valgyti tiek vaisius, tiek daržoves. Tai yra skysčiai. Nakčiai vaisius valgyti tikrai nebūtų. Nerekomenduoju. Iš ryto geriau, iki pietų. Jeigu jau taip išeinat iš urologijos. Dėl maisto papildų spalio 2 padarė operaciją. Ir 2 mėnesių bus. Ir žmona šiandien nusipirko. Yra šitie visi simptomai. Bet ar čia... Po operacijos prostatos pašalinimo, ar ne? Čia pašalinimo, jo. Maisto papildas yra, kuris, prostatos padidėjimui skirtas, ar ne? Tai tie simptomai tai yra panašus iš tikrųjų, bet tiesiogiai, jūs jau kaip ir prostatos neturite. Čia dėl šlapinimo. Aš manyčiau, kad tai matyti ne pirmo pasirinkimo vaistas, kurį, jeigu reikėtų įsigilinti jūsų simptomus, galima būtų rasti. Tai taip galėčiau apibendrinti. Pakenkti nepakenks. Bet labai gerai, kad žmona rūpinasi, va. Aš čia gal kaip moteris pakomentuosiu, žinokit, iš tikrųjų šiandien mažai turiu moterų, bet prisimenu Klaipėdoj turėjom seminarą, viena iš temų buvo prostatos vėžys ir buvo mažai vyrų, daug moterų, o papačiai vyko sveikatos paroda, labai daug visko pardavinėjo. Ir ateina moteris, sako, žinokit, kaip pasisekė, tokį vyrą sutikau, bet prostatos vėžys. Išoperavo, žiūrėkit, bet aš kiek pripirkau visko. Ir raugas, papildų vienokių, papildų kitokių. Ir sakau, tai dabar jisai viską turės gerti. Aš juo rūpinuosi. Ir čia, žinokit, toj vietoj moteris dažnai ir mes aplamai visi tokie, kadangi, nežinai, kaip padėti, tai atrodo kapsulė, tabletė padės. Bet labiau turbūt padėtų tas pokalbis, apkabinimas, kvietimas išeiti pasivaikščioti kartu ir palydėjimas kartu, urologo konsultacija. Aš nežinau iš tikrųjų, kiek daug urologo konsultacija ateina dviese. Pasakysiu vieną tokį įdomų faktą. Yra tokia švediška studija apie šlapimo pūslės vėžį. Ir buvo tirta, kurie vyrai gyvena ilgiau, kurie turi porą ar neturi poros.
Tai vienaip ar kitaip. Tai visgi tie, kur turi porą, velnias, jie gyvena ilgiau. Tai iš esmės tas, kad kokios priežastys, tai aišku, čia yra toks tyrimas, kuris galbūt, bet matyta ta priežiūra, kad ypatingai prie šlapimo pūslės vėžio dažnai lankytis, laiku pasirodyti ir panašiai, tas labai aktualu tenais, tai tokį ir yra dar labai linksmas, toks kartu linksmas ir liūdnas, kaip ir nuotykis, klausia vyrų, o kodėl vyrai gyvena trumpiau? Pagal pasaulinę statistiką visi žinom, ar ne? Kodėl vyrai gyvena trumpiau? Nu, kodėl? Kaip jūs galvojat, kodėl? Palyginant su žmona. Per mažai rūpinasi. Vyrų daugiau jaunam amžyje numiršta, todėl vidutinė statistika ir gaunasi tokia. Atsakymas labai trumpas, kadangi jos neturi žmonos. Kai kurios turi. Jau. Viskas Viskas eina vis geryn. Kadangi mūsų dauguma, mes čia galim pajokauti. Taip. Tai apibendrinant, dabar jau iš ties, man pralekė tos 2 valandos, tikrai atrodo, ką mes tas 2 valandas kalbėsim, tačiau jos pralekė, labai dėkoju, bet labai baigiant norėčiau paprašyti apibendrinti, kiekvieno pasakyti po tą tokį, nežinau, porą sakinių. Gal nuo daktaro Mariaus Kinčiaus pradėkime. Apibendrinimai visada būna patys sunkiausi. Tai, nežinau, būkime vyrais ir rūpinkime savo sveikatą. Kad ir kokios problemos ištiktų, tai yra pagalba, yra galimybės, stengiamės plėsti asortimentą, rašome raštus ir į ligonių kasas, kaip girdėjot, ir yra daug galimybių, kurios yra jau patvirtintos ir prieinamos Lietuvoje. Tai iš tikrųjų kvieščiau išdrįsti, kvieščiau kreiptis ir išsakyti savo nuogastavimus, savo pastebėjimus. Galbūt net ir, gal pasakysim, kad nieko daryti nereikia, galbūt tai yra ir normalūs simptomai, ką jūs patirėte, bet aptarti ir tai bus didelis nuraminimas, kad žinosite, kad tai yra normalu, kad tai yra tvarkoj, bet, stengiamės atliepti jūsų lūkesčius ir padėti visomis išgalėmis, kiek pajėgiam. Tai pirmiausiai norėjau padėkoti, kad galėjom čia pabendrauti. Šiaip siūlau vyram būti drąsiem, kalbėti, dalintis, o sužinojus apie ligą, galbūt ramiai pasidomėti, yra daug naujų technologijų, kurios gali būti pritaikytos. Ir tai ne pasaulio pabaiga. Tai kelionė su urologu kažkaip nukeliausim. Aš tai norėčiau pasakyti vyrams, kad lapkritis baigėsi, bet tai nereiškia, kad baigėsi jūsų noras tikrintis. Jis turi tęstis visus metus. Bet mes kitą lapkritį vėl sugrįšim, vėl aktyviai tą darysim, tai kaip ir Marius minėjo, ir eisim, ir bėgsim, ir visą kitą darysim. Auginsim varzdas? Auginsim varzdas ir nesiskusim. Bet ūsus tai užsiauginti reikia. Tai va, imsiu pavyzdį, Mariu. Ir svarbiausia dar ką, kad būkite žingeidus būkite. Naudokitės, kad yra tokios visuomeninės organizacijos kaip Pola, kaip Lietuvos sergančių prostatos vėžio draugija, nors mes esame viena komanda, bet mes esame tikrai visuomet nusiteikę jums padėti. Taip kad Pola visuomet ir visos kitos draugijos, jūs moterim galite pasakyti, kurios įeina į mūsų Polos skėtinė organizacija, jos visos yra labai laukiamos ir mes turime ir psichologų savų, ir turime teisininkų, kurie gali padėti ir visom kryptim mes galim jums padėti. Būkite žingeidus ir ieškokite, kad nebūtumėte susirgę. O jeigu susirgote, tai ieškokite išeičių. O čia yra visokiausių. Girdėjau, šiandien labai įdomių pasiūlymų buvo. Yra ir gydymo procesai modernėja, ir technologijos naujos atsiranda, ir implantai yra. Taip, kad turėkit galvoje, yra visos priemonės tam, kad būtų gyvenimas prasmingas, ne tik jums, bet ir visai šeimai. Ačiū labai. Aš dar iš praktinės informacijos, tai žinau, kad įsiminti, ar nesako, normali statistika, kad 10% informacijos žmogus įsimena, o čia atrodo viską norėtųsi dar sykį įsiminti, tai bus įrašas, išsiųsime visiems šios diagnozės elektroninio pašto adresais, kas turim tai gausit ir jūs, ir tie, kurie nedalyvavot, galėsit dar sykį pasižiūrėti, išklausyti,
tam tikrus etapus ar tam tikras mintis. Labai labai dėkoju visiems 3 gerbiamiem gydytojams, kurie penktadienio vakarą sutrumpino savo poilsio laiką, skyrė laiką jums. Laikas yra brangiausia, ką mes žmonės turim. Neatsuksi to laiko, tai ačiū labai. Ne paskutinį kartą kviesim, jau kai kontaktus turi, tai jau ir ačiū labai urologų draugijos prezidentas, pirmininkas, vadovas, kuris padėjo surenkti šį seminarą. Mes pastaruoju metu labai glaudžiai bendradarbiaujam, dirbsim dar glaudžiau, nes vyrų sveikata rūpi ne tik vyram. Ar ne, vyrų sveikata rūpi ir moterim, bet ką noriu pasakyti gerą žinią. Mes šiemet darėm 5 renginius Seime ir į kiekvieną renginį kvietėm žurnalistus. Tai daugiausia žurnalistų atėjo apie vyrų sveikatą. Buvo visų žiniasklaidos priemonių kameros ir tai rodo, kad supranta, kur yra prioritetas. Ir tai yra turbūt mažiau gvildenama tema. Tai jūs mums rūpit, būkit sveiki ir gražių artėjančių šventų kalėdų. Ačiū.